Taigi, labą dieną, Kazlų Rūdos miestelėnai, svečiai, kraštiečiai. Labai puiku matyti, kad supranta, ką reikia daryti, kai užlipa atlikėjai ant scenos, gražiai paplojate. Tai norėčiau, kad padarom dar daugiau nereikės, kad užsikurtume smagiam pokalbį. Tai labą dieną, Kazlų Rūda. Tai labai ačiū, kad atėjot. Smagu jūs čia matyti. Esu aš, Markas Žukauskas, yra Benas Lastauskas, yra mūsų šiandienos pokalbio dalyvis Gabrielius Liaudanskas Svaras. Manau visiems pažįstamas, tai plojimai dar šiek Svarai. Labą dieną visiems, smagu matyti. Ir manau, galim sėsti ir pradėti šitą jaukę. Aš galvoju, mes taip ir stovėsim. Gal noriu pasakyti kokį žodį, atsistoti reiktų. Mano tauta. O čia butaforija, ar čia galima gerti? Čia galima gerti, čia yra mūsų rėmėjų baterija. Čia šiaip labai geri energetiniai gėrimai. Čia kaip visą laiką būna, kur patys tai negeria. Tai. Ne, geriam. Šiaip juokingas faktas, bet Benas visiškai negeria energetinių gėrimų, čia vienintelis, kuris įgeria, nes čia yra 25% sulčių ir realiai nėra to energetinio skonio. Jis yra toks panašus į sulčių limonadą. Tai vienas skaniausių energetinių gėrimų, gali paragauti iš tikrųjų. Nu, gerai reklamą darot. Atkalom tą moką, iš to gyvenam. Gerai, tai pradėsiu gal nuo paprastojo klausimo, kaip mes čia visi atsidūrėm. Man realiai paskambino Edvardas Čyvas, pakvietė ir kažkaip iš karto pasiūlė kaip svečia, buvo įstikinęs, kad tu sutiksi ir tu iš karto sutikai ir ar jūs turite ryšį kažkokius su Kazlų Rūda, būtent su juo, kaip čia tai viskas paprastai gavosi, kad mes čia esam? Nu, su Kazlų Rūda tai nebent su poligonu aš didžiausią turiu ryšį ir turiu bičiulių, kurie yra kilę iš šitų kraštų ir kaip taisyklė jie visi geri žmonės. Tai jau tai inspiruoja visą laiką sutikti atvažiuoti į Kazlų Rūdą. Ečkos atidarytas peronas, į kurį aš žadėjau važiuoti, nežinau, nuo pat atidarimo turbūt. Ir niekada neatvažiuodavau, buvo antra inspiracija, o trečia, kad su Ečka mes kažkada, futbolą žaidėm. Buvo tokia komanda. Kartu komanda ar vienas prieš kitą? Jo, kažkaip visada visi galvoja, kad aš už prelegentus žaidžiu. Jeigu žaidžiu, tai turėčiau žaisti, bet ne, už prelegentus aš niekada nežaidžiau. Turėjom savo atskirą komandą, tokia man jos maištingoji dvasia, kuri buvo labai patraukli. Jinai egzistuoja ir dabar, tačiau dabartinės jos situacijos nemeluosiu, visiškai nežinau, bet va tada, kai mes lošiam, tai jinai, kaip reikia pavyzdžius sakyti, tai reiškia, jinai vadinosi Ziba Jazz. Ziba Jazz. Jo, Ziba Jazz. O Ziba Jazz vadinosi dėl to, kad tikrasis pavadinimas slėpėsi, jeigu perskaityti tą pavadinimą iš kitos pusės. Bet... Palačiau užsirašyti man dabar. Aš jau laikinis apgalvoj, jeigu... Nesvarbu. Aš jau sudėliojau. Nu gerai, pasakyk. Tai va, nesakysi. Tai viskas baigėsi tuo, kad čempionato organizatoriai mus pervadino per jėgą į Z Jazz, nes kažkodėl tai jiem tai užkliuvo, bet neužkliuvo, kai komanda vadinasi Kruša, žinai? Šitas neužkliuvo ir kažkodėl jie skaitė iš kitos pusės pavadinimą. O kai mes skaitom, ateinam ir skaitom būtinai iš kitos pusės, žinai. Ateinam Sanorep, žinai, va, kodėl? Ašgi neskaitau taip, tai kodėl jie skaitė mūsų komandos pavadinimą iš kitos pusės, aš nežinau. Bet tai buvo labai puikiai mūsų komandos dvasia atitinkantis faktas ir mes labai smagiai leidom laiką ir žaidėm ir netgi kartais visai sėkmingai taškydavosi ten Ž divizionuose visose. O kokioje pozicijoje tu futbolą šiaip žaidži? Aš gynėjų žaidžiau. Gynėjai? Jo, nes vartininkai ir gynėjai tai visada kalti būna, jeigu praloši, o jeigu laimi nieks neatsimena, o puolėjai, kai neįmuša į tuščius vartus, tipo nieko tokio. Tai tu tą nematomą darbą darai? Aš savo nepasakyčiau, kad aš ten taip, žinai, visas mano nuopelnas tai yra keletą ten geltonų kortelių turbūt per... Tai irgi svarbu, įkvepia komandą kartais, geri gynybos epizodai. Ypatingai padaugėjo, kai aš bandžiau suderinti ledo ritulį su futbolu. Šiaip, bet o tu ledo ritulį pradėjai pakankamai vėlai žaisti, ne? Turbūt vienas vėliausiai Lietuvoje pradėjusiu žaisti ledo ritulį. Ir pakankamai tokiam aukštam Lietuvoje lygiai žaidėjai. Man dar pasisekė per savo karjerą sužaisti Lietuvos aukščiausios lygos finale ir iš vis didžiausias sportinis laimėjimas yra aukščiausios lygos sidabrą aš turiu. Lietuvos aukščiausios lygos? Jo, Lietuvos aukščiausios lygos. Kitaip tariant, stipriausios Lietuvos lygos. Taip, stipriausios lygos Lietuvoje, ledo ritulio turiu sidabrą. Bet čia žaisdamas už hokį? Už hokį. Aš visada žaidžiau tik už hokį punks ir dar esu žaidęs už Lietuvos kariuomenės rinktinę. O kur iš to dalyvauti šitą rinktinę?
Kokios įsimintiniausios Rinktinė dalyvauja kiekvienais metais. Vėrūnų čempionate. Jo, rinktinė, kai aš žaisdavau, tai kiekvienais metais yra organizuojamas turnyras, kuriame dalyvauja kariuomenių rinktinės. Kaip taisyklė Lietuva, Latvija, Estija. Dažnai prisijungia Junktinės Amerikos valstijos, Kanada ir dar kas nors, kas tuo metu yra dislokuotas toje šalyje, kur vyksta, nes vyksta kaip taisyklė arba Lietuvoje, arba Estijoje, arba Latvijoje. Tai kažkokie tai reiškia svečiai tų šalių, arba tie, kurie Lietuvoje dislokuoti, irgi būna. Ir kaip sekdavosi, koks mūsų lygis? Įvairiai, aš kai žaidžiau, tai nieko mes ten, gal 3 vietą buvom kažkurio momentu laimėję, bet šiaip kariuomenė ten pavinguriuoja tie, kaip ir rytulys juodas, žinai. Kaip kamuolys apvalus, tai rytulys juodas, visiems vienodai juodas. Bet dominuodavo vis tiek Latvija turbūt, ne? Ne visada Latvijai. Kanadiečiai, manau, kad dažniau. Dažniau, ne? Jo. O šiaip kitus sportus, ypač jaunystėje, pavyzdžiui, tokia ankstyvoji, ten mokyklai sportuodavai kažką? Kaip ir visi, bėgimai iš pamokų, ne? Tai mano sportinis kelias prasidėjo nuo... Labai įdomi buvo situacija, reiškia. Į mokyklą ateidavo kažkokie būrelių vadovai ir siūlydavo savo būrelius. Tai atėjo moteris, tuometinė stalo teniso trenerė ir labai įtaigiai mums vaikam ten 3 gal klasė aiškino, kad stalo tenisas yra labai kietai ir labai smagu. Ir labai patiko ir aš užsirašiau. Po 3 pamokų gal, reiškia ten po 5 pamokos atėjo bokso treneris, kuris irgi labai įtaigiai, bet aš jau buvau užsirašęs į stalo tenisą. Ir man kaip vaikui nedašilo į galvą, kad galima atsisakyti, žinai, kažką. Arba kad abu galima. Nu, aš žinojau, kad jie abu gal manęs niekas nes kainuodavo, ne? Nu jo, nepatems ten į 2. Tai va, tai aš ganėtinai nemažą laiko tarpą pražydžiau stalo teniso, paauglystę, sakykime, irgi ten iki Lietuvos čempionato bandydavau vis datempt, bet mano asmeninės galbūt savybės ir mano asmeniniai santykiai su treneriais arba ta paauglystės labai aštri krizė, kuri pas mane buvo, pakišo man koją kaip sportininkui stalo tenise. Be viso to aš fulę irgi bandžiau žaisti jaunučių ten komandoje, beje... Kaip jo, Liubinskas, treneris buvo mano treneris, bet jis tada dar net nieks negalėjo pagalvoti, kad jis ten rinktinę treniruos ar ką nors tokio, jis treniruodavo vaikus, bet kaip vaikų treneris, tai jis taip, sakykime, neturėčiau daug ką papasakoti. Bet šiaip su jaunimu nemokėjo. Šiaip džiaugiuosi, kad nuėjai vis dėlto labiau futbolą, nes reperis stalo tenisininkas neskamba žiauriai kietai. Turbūt aš... Kaip ir dar beje, kaip ir visi tais laikais. Nebent būtų ping-pongas galėjai būti. Nesvaras, o ping-pongas. Visi paaugliai tais laikais, žinai, dar ir kovos menus kažkokius tai bandydavo sportuoti, nes tuo metu dominavo nuomonė, kad meilė yra pagrįsta smurtu. Tai jeigu tave bijo, tai vadinasi tave myli ir gerbė. Jo, jeigu tu nori turėti padėti kažkokią socialinę savo rate, tai tu turi gebėti, reiškia, bet kam duoti per ausį. Man labai įdomu buvo, ką tu užsiminėjai apie tą paauglystę sunkią krizę. Štai esi apie tai kalbėjęs, bet irgi kaip tai pasireiškia, kas buvo maištavimai kažkokie? Pradėkim nuo to, kad... Kas šis to policija vyksta? Jie specialiai mums daro tas garsus kažkas. Ne, tai reperis atvažiavo. Mane lydi šitie garsai visą mano. Dėl to tu net negreipi dėmesį, nes atrodo, kad tik mes girdim. Čia natūralus garsas tiesiog. Tiesiog jie vis dar vejasi. Jie vis už nugaras dar, ne, kažkur ties Marijampolė. Kai aš buvau paauglys, aš buvau pankas, nes kažkaip maištas prieš sistemą, čia gražų žodžiai, bet nežinau, kaip kitaip paaiškinti, arba nepasitenkinimas ta situacija, kurioje mes visi gyvenom, tas toksai netikrumas, neturėjimas nieko toks. Žinai, aš mokykloje vokiečių kalbą rinkausi dėl to, visų pirma dėl to, kad nieks nesirinko, kad neverktų vokiečių kalbos mokytojo, tai aš, nors aš galvoju, etatų nesumažinti. Kitas dalykas, o koks skirtumas, kokią užsienio kalbą mokytis, kai ne vienas mano draugas, ne vienas mano klasiokas, ne jo tėvas, ne jo artimieji, niekada nebuvo išvažiavę į užsienį. Ir jokio prošvaistės, kad jie išvažiuos, nėra. Tai kam tą nesąmonę mokytis? Ir aš netgi buvau sudaręs tokią sutartį su mokytoja, kad žiūrėkit, sakau, 3
ir aš jūsų nenervuoju, ir jūs manęs nenervuoju. Čia mano matematikos mes visi turėjom iš po tokį kontraktą. Čia yra toksai, yra dalis klasės, kur yra tokia kaip mes, kur maištaujam, taip susidarydami su mokytojom vyko. Tai va, ir tada aš pradėjau kažkaip visoj paauglystėje bešmirinėdamas Vilniaus gatvėse, susidūriau senamiesty su pankais, man žiauriai patiko pankrokas tuo metu, nu vėlgi, tokia maištinga muzika, ne, bet su pankroko aš susidūręs kaip su kūrybinė pusė, labiausiai ir susidūręs su muzika, nes pirma mano grupė, kurioje aš grojau ir buvo, mes pankroko buvom, reiškia, projektą padarę, kaip dabar populiaru sakyti, kad tai projektais, nors iš tikrųjų buvo draugų ratas iš mokyklos ir mes tokį net ne klasikinį pankroką grojom, kur ten o intelektualui. Mes rašėm keistas eilės ir grojom instrumentuotės nuo bliuzo, tokio džiazo, kai nemokė groti iš tos pusės, bet bilia ką groji. Būgnų, kol neturėjom, tai reiškia, grojom ant pagalvių įrašus darydavo. Tiesiog magas tas, žinai, kur kasetė įrašinėjanti, prie ko arčiausiai stovi, tas garsiausiai įrašai ir girdisi. Tai kiekvienas bando prie savęs, o paskui Ramas, reiškia, mūsų būgnioras nusipirko ten, aš neatsimenu, iš kažkokios senovinės lietuviškos grupės, jau 150 metų gamybos kažkokius perlopytus būgnus, kuriem buvo pats didžiausias turtas. Ir tuo metu mes repetuodavom, jeigu būnat Vilniui arba esat iš Vilniaus, tai senukai, kur yra Ukmergės plente, ten yra toksai 16 aukštis su Vilniaus raidėm. Sinickis ten klipą filmavo. Šiaip. Žinau, tai aš tam name gyvenau. O, geras. Tai mes ant stogo, ten, kuris filmavo, mes ten repetuodavom. Nes į mokyklą mūsų repetuoti nepriimdavo, nes visą laiką yra toks mąstymas, kad jeigu vaikus, paauglius priims į mokyklą groti, tai jie būtinai viską sulaužys, išdaužys ir iš vis ten gers, ir ten darys nesąmonės. Ir geriau, kad mokiniai neateitų. Bet ten repetuodami ant stogo negerdavot, nei biški? Ne, gal, žinok, nepasakysiu. Kai lipdavo ant stogo, tai kažkaip tik repetuot, nes ilgesnį laiką ten nebūdavo smagu, nes vėjas didelis, ko pasekoje vieną dieną nupūtė būgnus mums. O tai neužmušė nieko pačiu? Realiai. Man kur kas buvo baisiau, nes Ramas pats puolė paskui tos būgnus, galvoju, kad iššoks jisai, žinai. Jo, bet neiššoko. Nukrito, sudužo, jie, ačiū Dievui, nieko nekliūdė. Nes dabar, kai pagalvoju, apskritai, labai daug istorijų išreiškia mano paauglystės arba mano jaunystės dabartiniam jaunimui pasakojant, jie sako, nesąmonė. Pavyzdžiui, paliko kažkas, ten tokie 3-16 aukščiai stovi, paliko kažkas mašinas, kaip būna išvažiuoja atostogauti ir ką, ir cypia. Ką šiais laikais daro žmonės? Nežinau, policijai skambina, ne, ten atvažiuoja mašinos, išveža, kažkas pakrauna. Nu ką, jūs padarėte? Ne, aš. Ta prasme, cypė, dingo. Ateinam 16 kg gira kiaurai stogą tiesiog. Ant dugnos mašinos guli. Iš 8 aukšto, ne, kažkas išvedė. Ten 16 aukštis, nežinau. Gal ir nuo stogo. Iš kurio, žinai. Ir pataikyk man tą girą taip tiksliai, bet ant stogo. A, jeigu būtų nei tą pataikę mašiną. Seniau, tai aš gyvenau 12 aukšte, mocą laikiau prie durų. Kaip? Nes visą laiką yra krovininis liftas ir tuose namuose yra 2 liftai. Didelis krovininis ir mažas tas, kur ten keli. Tai su mocų laiptais kiekvieną vakarą užvažiuoja į krovininį, o į 12 aukštę prie būto ir laikiau. Kaip paspirtuką dabar. Smirdėjo tik tai, kad benzu, nes java smirda benzu, žinai. Tai kaimynai nebuvo labai patenkinti, bet kažkaip vengė man sakyti. Man visą gyvenimą daug žmonių vengia, sakyti. O kodėl? Grėsmingas atrodai? Nežinau, kodėl. Mes tai dabar visi žinome, kad tu geras, bet dabar tavęs nieks nebebijom. Taip, kad mes... Kaip tik labai saugiai jaučiasi prie tavęs. Nereikia bijoti niekada manęs, iš tikrųjų, aš be reikalo nieko nedarau. Bet veidą kažkur nusideginai, va, matau. Kažkas buvo, gelbėjai kažką? Ne, žinai. Ar tiesiog vakarienę gaminai ant laužo? Pasaulį. Ne, Simonai pasakiau, kad nepatiko vakarienė. Tad dezodorantų purškė, ne, žiaptuvėlį. Ne, su lygintuvu čia, manau, su keptuvė. Bet žinai, kas labai įdomu, manau, ir tau, Markai, bus įdomu, vis tiek dabar mes žinom tave tokia kaip ikoną pilietiškumo, patriotiškumo ir tas labai žavi ir jaunus žmonės, ir mus, manau, kai mes augom, matėm tave ir sekėm. Ir toks vis laikai autoritetas atrodė. Ir man įdomu, krūva tas maištininko
kur gal pats turi kažkokią ar įvykį, ar kažkas, kas įvyko gyvenime, kur įvyko tarp to maištininko, ar tarp to žmogaus, kuris jau dabar... Aš manau, kad, matai, šiaip visiškai prastas pavyzdys būčiau, kad metodiškai išugdyto tėvynę mylinčio žmogaus, nes taip nebuvo. Mano šeimoje apskritai niekas nekalbėjo apie... Aš apie Lietuvą, trispalvę, Vytį sužinojau ne namuose, aš sužinojau prasidėjus sąjūdžiui. Kai pradėjo žmonės rinktis, ten Šapokos istorija, Lietuva, kaip apie atskirą valstybės raidą, grinai va tose, reiškia, ratuose sužinojau. Nes mano šeima, kaip jau parodė paskui gyvenimas ir besidomėjimas, turėjo priežasčių slėpti ir garsiai nekalbėti apie tai, bijodami turbūt, kad kažkokių tai sankcijų iš valdančiosios ir labai mažai prasiskverbdavo. Yra ta mano sagų tokia istorija, jeigu, gyvenimas vienas, begalę kartų pasakojau, kur ar žinot? Ne. Jeigu, gerai, tai aš labai greit papasakosiu. Bet čia paskui pratęsiu mintį apie, galbūt kaip tas galutinis aš šiandien esu. Tai aš gimiau Vilniuje, bet užaugau Žemaitijoje, prie Mažeikių iki mokyklos pas močiutę. Ir mažam tokiam kaimelėje, miestelėje, aišku, ten žaisdamas palėpiai, kur man bočelis neleisdavo lyst, kažkada radau uniformą. Mes buvome įpratę tuo metu vaikai, kad iš sovietinės kariuomenės grįžę ten tie kaimo bernai, atveždavo mums ten kažkokių diržų, ten kareiviškų, gvardijos ženkliukų, ten kažkokių antpečių. Bet tai buvo uniforma, kurios aš nei spalvos, nei nieko panašaus nebuvau matęs. Sagos buvo gražios su raiteliais tokiais, žinai, galvoju, geras. Norėjau sužinoti, kas tai yra, bet negalėjau, nes bočius man neleido ten landžiat. O jeigu aš būčiau paklausęs, tai visi puikiai suprantam, kas būtų toliau. Man tas rezultatas nebuvo geidžiamas, tai aš tiesiog pavogiau 2 sagas. Aš nusikirpau. Smart. Jo, aš nusikirpau tas sagas, įsidėjau skardinį dėžutę, parsivežiau į Vilnių. Kadangi tuo metu mokyklinės uniformos irgi buvo su tokiom variniam sagom, aš paėmiau ir rugsėjo mėnesį pradžioj įsisiuvau jas savo į uniformą. Ir ta pati vokiečių kalbos mokytoja, reiškia, per pirmą pamoką, kai jau ten prasidėjo normalios pamokos, aš sėdėjau pirmam suole. Visada beveik gyvenime pirmam suole sėdėjau. Kodėl čia taip pasodindavo ar pats rinkdavais? Aš nežinau, kodėl aš sėdėjau pirmam suole. Dėl to, kad pirmam suole sėdėdavo tie žmonės, nuo kurių būdavo geriausiai nusirašyti turbūt. Čia labai protingas. Čia galima demotyvaciją. Dabartiniai paaugliai imkite išminties iš svaro. Čia ta išmintis. Jo, aš kažkada netgi kaip teko pakeisti mokyklą, tai paprastai pasakykime. Paprašė tavęs pakeisti mokyklą. Kai man teko pakeisti mokyklą, aš į tą naują mokyklą atėjęs, iš karto klasėje jau, žiūrim, pirmam suolė sėdė bičas, jo pravardė kaip, žinai, Saulutė buvo. Saulutė. Toks, reiškia, atsisėdau, skaužiek. Tu mokais, aš saugau. Aš kapitonas. Pagal pravardę galima spręsti, kad tikrai reikėjo. Ne, čia apsaugos. Bet čia tie laikai tokie, visokie. Tu Saulutė, aš mėnulis dabar būsi, viskas. Tokie buvo, reiškia, momentai. Tai va, tai vokiečių mokytoja pamačius mano tas sagas, nieko mane aiškydama, jis sukėlė tokią didelę isteriką, išsitempė mane į koridorių, apšaukė, ten prišnekėjo, prigazino kažkokių, tai nepaaiškindama, kas yra, žinai. Sako, dabar greit čia dingsi, čia nusisegi, kad nematysiu čia, nes tau, man, tėvam, čia visiems bus blogai. O kas blogai ir kodėl čia tas sako, ką jūs čia, žinai, komijos čia, bet aš vaikas, žinai, 5 klasė, gal ten viskas, okei, viskas, grįžau namo, čia įsidėjau į skardinę dėžutę ir kiek tokių daiktų nuo tokio amžiaus mus sugeba lydėti per visą gyvenimą. Nieko beveik. Ne vienas daiktas iš tų laikų su manim kartu nedakeliavo, išskyrus 2014 metais. Vat toks gyvenimas, ne? 2014 metai prasideda karas Ukrainoje, reiškia, ir aš besirausdamas daiktuose randu tą skardinę dėžutę. Ir tada man kyla klausimas, tai kas čia per sagos ir kas ten per uniformą ir kodėl jinai ten buvo, o paklausti jau nebėra ko. Nes jau visi iškeliavę, reiškia, žmonės, kurie galėjo man papasakoti, jau ne vieno jų nebėra. Taip ir liko šiek tiek, aš kapščiausi, turiu nuomonę, turiu spėjimą, bet neturiu 100% patvirtinimo, kodėl taip nutiko. Ir kadangi, kaip bebūtų, bet kuriuo atveju tai yra mano giminės, tai
aš kaip žmogus tarnaujantis Lietuvai, šiaip paradinės uniformos nelabai mėgstu ir nelabai noriu. Man tas paradiškumas visą laiką toks, ne mano yra. Sakykime, aš nesijaučiu gerai. Šiaip intravertas esu. Tai aš pasisiuvau paradinį uniformą tam, kad galėčiau įsisiūti tas sagas, kad bent taip atiduoti pagarbą tam žmogui, kurio jisai buvo, už jo pasirinkimus, kad jis tuo metu buvo. O preliminariai įsivaizduoji, apie ką? Jo, tai buvo arba mano bočelio, arba jo brolio. Partizaninis jau... Ne partizaninis, Lietuvos kariuomenės. Lietuvos kariuomenės. Tarpukario dar. Taip. Tarpukario Lietuvos. Didesnė tikimybė, kad jo brolio, nes jie abu buvo, bet jo broliai NKVD išsivežė ir nieks niekada nebesužinojo nei... Bet tau vaikystėje pasakojau bočius šios istorijas? Ne, visą šitą aš sužinojau jau po 2014 metų pradėjęs kapstytis per giminės, ten nepažįstu. Tik tada sužinojau, kad tarnavo Bučelis Lietuvos kariuomenė. Taip. Bet rodai istorikams spėjau tas sagas ir kad jie pasižiūrėtų, ar ne? Bet labai mažo levelio, žinai, iš tikrųjų istorikam. Bet ne šiaip, tai aš manau, kad Vilniaus universitete tikrai kažkas pasižiūrėtų, galbūt reikia to kažkada tai rimtai užsiimti. Antropologams galbūt. Tai va, bet visi šitie dalykai manęs tokiu, koks esu dabar, nepadarė. Aš manau, kad iš esmės visą laiką savo muzikoje sindikatas pabrėždavo vertybinius dalykus. Ir kai tu pabrėži vertybinius dalykus, kokie jie bebūtų, ne, vat, žmogiškumą, tikras situacijas, tikrus santykius, kokie jie bebūtų, ar tai būtų muštinės ar meilė, žinai, bet viskas tikra. Tai va tas vertybiškumas, jisai anksčiau ar vėliau tave pastato ir užduoda klausimą, o koks tavo santykis su tavo tėvynė. Ir jeigu tu esi žmogus, tai tai yra natūralu ir man nesuvokiamai, kaip tu gali būti blogas, reiškia pilietis, kaip tu gali nesiruošti ginti tėvynės ar dar ko nors, jeigu tu gimei toj šalyje. Man kartais nesuvokiama, bet žinau, kad būna nuomonių visokių. Man irgi nesuvokiama ir tikrai yra ypač mano kartos ir dar jaunesnės. Tai... Ir tada yra vienintelis atsakymas, kadangi šie laikai yra tokie, kad visi mėgsta už visus galvoti ir ten analizuoti, šnekėti, kodėl jinai, aš nežinau, man per sunku ir man nelabai įdomu ir galų gale ne už vieną žmogų čia sėdinti arba mano aplinkoje ne vienas mūsų negali atsakyti 100%, ne, kaip jis pasielgs. Vienintelis žmogus, už kurį mes priimam patys valingų sprendimus, esame mes patys. Ir aš savo pasakiau, yra tas puikus posakis, pradėk nuo savęs. Tai pradėk nuo savęs, aš nuo savęs pradėjau, už save atsakau, žinau, ką darau, ką veikiu, su kuo veikiu, kodėl visą tai darau. Ir man visiškai to pakanka. Kiti tegul patys už save atsakinėja. Bet tai tą turėjai išmokti padaryti, nes dažnai būna žmonės... Man natūraliai atėjo tai kaip paprasto žmogiškumo, tai yra ne tik apie tėvynę, tai yra apie bet ką, apie draugystę, apie... Taip, bet aš suprantu, turiu iš tos prizmės noriu paklausti, bet vis tiek tave supa dažnai žmonės, kurie galbūt tokių vertybių stiprių neturi ir galbūt taip nemąsto. Ir ar tu esi pasirinkęs eiti ir dialogą su jais, aiškinti jiem, ar tiesiog praleidi pro akis ir nekreipi dėmesio? Kai aš buvau paauglys, mane ir supo tokie žmonės, kur mane tokie daugiau tamsos ir kriminaliteto buvo nemažai, ne? Visokio mane supančio. Bet, reiškia, per gyvenimo tą, nežinau, ėjimą į muziką, į kažkokius tai kitus dalykus, ten tas kūryba kažkokie, tokie visokie dalykai, jie po truputėlį švarino mano aplinką. Ir nebeliko dabar aš kenčiu nuo to, kad jaučiuosi esas tam burbule, kuris ne visiškai teisingą vaizdą rodo, nes mano rate būtent ir yra visi, tokie žmonės, kurie... Jo, jie visi... Ir tada man atrodo, kad galbūt visi taip... Kad viskas bus gerai tada atrodo. Ir tada nuvažiuoju į šventąją. Buvom ir mes. Šventoje. Matėm. Įdomi fauna. Nepriimkite asmeniškai niekas visko. Čia yra tokia perfrazuota humoro forma, kad apie tam tikrus vienetus, kur bet kur, eidamas Lietuvoje, tu pamatai, čia į Vilniui lygiai tas pats vyksta ir taip žiūri žmogų ir galvoji, kodėl tu esi toks padugnėta. Galima kultūrinį šoką patirti ten per kelis kilometrus nuo namų iš tikrųjų. Visiškai. Gerai, tai dabar jau yra taurelį lygiai 50 metų ir esi dabar tokia atrodo vidiniai ramybei. Galbūt mažiau užsiemi muziką, nes koncertai... Dabar klausia, ką veiksiu likusius 50. Ne, galbūt labiau einu prie klausimo, mes su Benu važiuodam, pagalvojom, kad, tu toks vis tiek reperis, daug metų praėjo šou biznėje, dabar galbūt labiau save atradęs, jam būtų ryškumai, žygiuose, namų kūrybai, statybai, bet
O Kirbino jauti tą vidurio amžiaus krizę vadinamą, kur aš čia visi bijo 50-mečiai. Ar tau tas motociklas, tavo dabartinė aplinka? Man jau buvo krizė. Man jau buvo, jo. Jinai ateina ne 50, jinai ateina kažkėlių. Ir kaip jinai tau pasireiškia? Ai, nežinau. Toks pasimeti gyvenime iš tikrųjų. Esminiai dalykai galbūt netiek pasimeta, bet tu, nežinau, pasidaro toks, žinai, kai jeigu eini per lyną, tai pradedi sviruoti. Labai bjaurus yra tas laikotarpis ir daugelis žmonių nemėgsta apie jį kalbėti, nes jis toksai ir tu nelabai ką gali padaryti pats, koks tvirtas tu bebūtum. Tau iš tikrųjų reikia, kad žmonės, kurie yra šalia tavęs, tave palaikytų, turėdami omeny, kad galbūt tu atstuminėsi jų pagalbą. Žinai, taip, tas yra sunkiausia. Bet čia visų krizių. Paauglystės krizė yra lygiai tokia pati. Reiškia, kur manęs niekas nemyli, mylėkit mane, bet jeigu kas nors prie manęs lenda, tai nelyskit prie manęs, žinai, nes brolau, aš pats turiu laikytis, žinai. Tai viskas yra lygiai taip pat. Tik tais galimybės jau yra vidurio amžiaus krizė kitokios, tai čia, jeigu visiškai tokia pat kaip paauglystė, tai nelabai gal gerai, nes reiškia per gyvenimą nieko. Yra tas, aišku, čia toks garsiai pasakyta, kad sindikatas niekada nebuvo dideliam šou biznėje ir netgi biznėje tokiam ypatingam niekada nebuvo, nes mes nesisukom tuose, nesame tuos tai nebuvo TV projektuose stiliaus tuose visokiuose dalykuose. Nors mus, tai vėlgi buvo labai geros pamokos, nes kai sindikatas iš Rūsio išėjo jau į plačias, į kažkokius koncertus, tai visi mūsų draugai, kurie tuo metu buvo šalia, jie pradėjo mus kaltinti, kad mes būsim kaip žasai, žinai. Prasidės jūs dabar cepelinai, ten dar kas nors, ten mandarinai, jėga, pradėsit varyti su ten 6-9 kartų gabalus kurt, dar kažkas. Ir aš žinojau, kad taip nebus. Ir man buvo labai skaudu. Man labai skaudėjo, nes tu neturi, vienintelis, reiškia, tavo atsakymas yra laikas, kuris parodys. Ir tu turi išgyventą laiką ir negali nieko įrodyti ir tada užsidarai, reiškia, ir užsiminėjai. Bet, ta neteisybė labai erzina, kad... O buvo momentų, pavyzdžiui, kad kažką jau darot, ar kažkoks koncertas, ar kažkokia akcija, kur galvoji, jau čia nebe savo vietoj truputį mes kaip jau... Jo, ir aš galbūt prijungsiu prie vieno klausimo, ar buvo tokia situacija, ir ar buvo galbūt jūsų grinai grupiai komandai, kad galbūt kažkas labiau norėjo nueiti popsinę pusę ir reikėjo... Ne, visi buvo kaip kumštis vienos nuomonės. Mes dėl to ir esam visi kartu po šiai dienai, kad mes tokie ne tais principais, reiškia, jis irgi vejasi. Ne tais principais... ir laivais, ir dar oro balionai dabar atskristi. Ne tais principais susikūrę esam. Ir pas mus mes esam, ką mes ir deklaruojam, kad mes esam tokia brolyje ir mes ir esam tikrąją prasme. Mes pasipykstam, mes ten kartais nesutarėm dėl vieno ar kitų dalykų, bet visą laiką randam kompromisus. Ir pagrindinis dalykas turbūt, dėl ko skiriasi grupės arba išyra bendruomenės, bendruomenės gal ne, bet grupės dėl ko. Dažniausiai dėl pinigų išyra, ne? Kai pradeda kažkas, tai nežinau, aš vokalistas, mane labiau ten pastebi, labiau fotografuoju, labiau aš nuotraukos esu ir tada sakau, žiūrėkit, man reikia daugiau, nes aš, aš čia esu. Pas mus nuo pirmos dienos viskas dalinama po lygiai. Ir niekada nebuvo kitaip, ir niekada nebus kitaip. Nes tai yra ta sąlyga... Klausyk. Viskas po lygiai. Čia yra išmintis. Nes tai išsaugo. Bet aš vairuoju visą laiką, aš turiu bent 5 eurų daugiau gauti. Aš visą laiką žuoju rasiu. Gerai, čia... Kartais reikia daryti nuolaidas kolegom, žinai. Taip yra. Tai jeigu nori išlaikyti. Jeigu nenori išlaikyti, tai susipykti ir išsidraskyti čia, va. O ir nėra. O kadangi dar vienas dalykas, kad mes nesam ta grupė, mes ne amatininkai, bet susikūrėm, kad taip mes gyvenam iš to, ką grojam. Ačiū Dievui, kad mums pasisekė gebėti kurti tokią muziką, kurią klauso žmonės, moka pinigus, jie ateina į koncertus, bet iš esmės, net jeigu to nebūtų, mes vis tiek tai darytume, nes man asmeniškai tai yra vienintelis išsivalymo būdas. Terapija. Terapija, jo. Aš repą pasirinkau ne dėl to, kad čia
net nelaikau savęs didelių repo kultūros žinovų, bet tai yra vienintelis būdas, kur aš geriausiai išsivalau, išsikalbu, išsisakau, išrašau, kas man yra aktualu. Visose kitose muzikiniuose stiliuose yra per mažai dainose teksto, kad aš galėčiau. Nu, aš toks. Kad užtektų. Daug šneku. Aš šio laikinių trepų irgi sunku išsikalbėti, po vieną žodį eilutės. Nu jo, mes dar būdo prieisim iš šitos. Galėsim pakalbėti, aš žinau, kodėl taip yra ir tai nieko, ilgai tai netruks. Ilgai dėmesio neišlaiko žmonės irgi. Bet tai dabar koncertų šią vasarą kiek turėjot? Turėjot keletą koncertų? Ne keletą, paskutinį kartą šiąnakt grojau, tai mes turim koncertų. Taip. Muzikantai gyvena iš koncertų, ne iš leidybų, ne iš albumų pardavimų, ne iš ko nors. Muzikantai gyvena iš koncertų, pagrindiniai užsakovai dažniausiai būna kompanijos kažkokios, korporatyvai, baliai, dar kažkas. Ai, mes tarp kitko irgi viename esam pasimatę, čia irgi neatsiminsiu, aš neatsimenu, kokia renginys buvo. Ja, bet man labai tada kietas pasirodė, aš čia gal prieš keletą metų stand-up'ą numaros tam pačiam renginį, kaip jūs koncertavot. Ir aš po savo stand-up'ą nusileidžiu į tą visą atlikėjų kambariuką ir jūs buvo, mano stand-up'o metu jūs atvykote, aš šiaip nežinau, kad jūs jau ten būsit. Aš žinau, kad aš įeisiu į tuščią kambarį ir aš darau duris, ten sėdė jūsų visą grupę ir tu taip atsisėdęs su savo kišeniniu peiliu atsipjovai obuolio skiltelį ir tiesiog taip nuo išmint atsikandai, sveikas, prisės, kažką tokį. Ir man toks kietas momentas buvo, kur tiesiog atrodo, tai savo peilį atsinešęs obuolį valgo tiesiog backstage ir kažkur galvoju, okei, va čia svaras čia dabar. Nežinau, aš ir dabar turiu. Sakau, ten tikrai po tavo peilis. Paspaus mygtuką. Ne, tai normalu, aš manau, kad labai ūkyje praverčiantis daiktas, niekada gyvenime jo nebuvau ištraukęs prieš žmogų, niekada, bet prieš obuolį. Prieš obuolį, prieš medžio žmogus būtų. Aš esu girdėjęs, kad taip vadinasi. Medžio gabalą, arba, žinai, įsukti vynį ten kažką taip pat, kiekvieną dieną naudoju. Bet jeigu reikia, pavyzdžiui, gintis prieš užpaliką, tai mėtytum tai peilį iš vienos rankos į kitą. Labai juokingai atrodytų. Keistum. Nepagauni nukrenta. Žinok, jeigu aš turėčiau peilį ir jisai tai nežinau, ar jį reikėtų vadinti užpaliku. Tada tai užpalikas, tai aš nežinau. Tada jau taip. Žinai? Bet jeigu jis su ginklu būtų. Žinai, toks yra anekdotas. Sako, kodėl tu nešiojas peilį? Ne tu, o jūs. Kodėl jūs? Todėl, kad į žmogų, kuris turi peilį, reikia kreiptis jūs. Gerai, bet grįžtant prie koncertų, norėjau pasakyti, kad bet jauna auditorija nedingsta iš jūsų publikos. Ne, pas mus jau penkta karta yra. O tas ir yra įspūdinga, kad realiai visiškai nedingsta jauna auditorija, visi toliau moka žodžius, visi klauso ir mano aplinkos tema, mes tu esi dvigubai vyresnis už mane, jūs gal atsiprašau, kad pasakyti. Ne, turi peilį. Turi peilį, aš atsimenu, kad... Tai dvigubai vyresnis esi. Aš manau, kad tai yra dėl to, kad tematikos, tekstai ir pateikimą turi istorinį išliekamąją vertę. Žinai, AC/DC gros dar 1000 kartų į priekį, man atrodo. Tokie vat yra, žinai. Bet galbūt dabar ir jauties, kai tai yra didžiausias kūrybos įvertinimas, kaip 5 kartą sukas, reiškia, kad tikrai kažkokį įspūdą palieki gal Lietuvos muzikos istorijų. Jauti tokį jausmą ar nesifokusuoji? Tai ne, nesifokusuoju visai. Kadangi, sakau, ne tokios užduotis gyvenime yra dabar kažkam kažką įrodyti, tapti geriausiu tarp muzikantų, daugiausiai mamų. Bet tiesiog, kaip tu myli Lietuvą, esi patriotas, tai turėtum galbūt iš dalies džiaugtis, kad man asmeniškai tavo eilės jos yra tinkamos, logiškos ir manau, kad jaunam žmogui visai įkvepiančios. Tai aš manau, iš tos pusės tu irgi padarai tam tikrą patriotinį darbą, palikdamas gerą muziką jaunimui. Jo, bet aš galvoju apie save. Čia ne apie egoizmą, kad kadangi aš negaliu įlysti nei į vieno galvą ir tiksliai būt užtikrintų, kad ten pasisėjo kažkas toj galvoj. Tai vienintelis klausimas, kurį aš užduodu, ar aš darau tai ar nedarau. Ir jeigu žmonės ateina, darau išvadą, kad jie kažką bent jau klauso. O kad gyvenime pas mus visus būna visokių momentų, nusivylimų, ten dar tai aišku, visiems būna. Kaip bebūtų, žinai, reikia tik tai dar atsirinkinėti tam tikrus esminius, kertinius dalykus. Nesieti, kad Lietuva tai nėra valdžia, žinai, Lietuva tai yra, tai tėvynė yra truputėlį giliau, daugiau ir kaip bebūtų, tai kai tu pasidarai tos, reiškia, pasirinkimus ir apsisprendi, tada gyvent pasidaro truputėlį lengviau. Sutinku, labai teisingai. Turiu dar vieną klausimą. Esat tarpusavio grupėje ten dėl mergų pikėsi? Pas mus grupėje niekada gyvenime tų mergų nebuvo, žinai. Grupėje pačiai nebuvo, ten būdavo, vis tiek jaučiu kažkaip. Ne, niekada. Nebuvo, kad ten su vienas pradeda draugauti, tada su kitu pradeda. Aš šitą
šitą socialinį reiškinį, tu gal rašęs apie jį, nežinau, bet šitą socialinį reiškinį aš matydavau labai daug tų tokių gaujų, kur tie patys, žmonės, jie tik tai keičiasi po poros, žinai. Ne, pas mus grupiai niekada to nebuvo, dar reikia turėti omeny, kad mes nesam, mums 30 metų, mes kartu keliaujam per gyvenimą 30 metų, bet mes niekada nebuvom tie žmonės, kurie laisvalgį kartu leidžia. Mes ne... Jūs dirbat kartu? Ne, mes nedirbam, mes kuriam kartu. Muziką, jo, okay. Dirbt mes nelaikydavom, mes net kai nieko neuždirbdavom, arba mes, kažį pažaisdavom, ne, ten dar kažką, bet kad mes ten bendrautume, pastovi vieni pas kitus, tai nėra. Jeigu dabar paskambintų mamanys, tu varom ir toj pažiūrėjau, sakytų, kad čia svaigsti. Ne, jisai gal ir sakytų varom, bet tai jis nusteptų, jeigu tai tokia. Mes turim tradicijas, kažkokias kalėdas kartu atšvest, dar vienus kitus dalykus. O turite bendrą čatą, kur paskaldas? Jo, tai aišku. Pas mus, žinai, ir tų nuotykių šiaip realiai normaliai buvę, Turnė. Skaitėt Kasteto knygą Turnė? Patiko? Pažvengėt, ne? Tai aš irgi juokiausi iki negalėjimo. Šiaip kas neskaitė, paskaitykite, tai yra viena iš juokingiausių lietuviškų juodo humoro knygų, bet aš, turėkite omeny, kad aš tai mačiau gyvai. Tai nuotikių, aišku, ten hiperbolizuota, ten tiek negėrėm. Bet... Gerėt gerokai daugiau. Bet... reiškia, tų nuotykių tikrai yra patirta ir toliau kažkas tai vyksta. Ir jokingiausia, kad tu, kai gyveni, tai netrodo, kad tu čia dabar nuotykį patiri, atrodo, kad tiesiog... Kasdienybė kažkokia. Kasdienybė kažkokia. Virsta ilgainiui. Aš pamirštu, kas tedas užsirašo, matyti, žinai, ir paskui jisai į knygą sudeda, panaudoja. O visoje kompanijoje jūsų yra, tu sakai, kad tu galbūt net nesi labai didelis repo kultūros žinovas ar panašiai, bet kai jūsų grupė kūrėsi ir formavosi ir šiaip jau visą raidą, būdavo, kad kažkokius... lygiuodavais kažkokius užsienio grupės irgi repo atlikėjus į jų stilių požiūrį. Jo, aš norėjau varyti kaip Cypress Hillai, norėjau mokėti ir kaip Utangai, žinai. Bet man niekaip neišeidavo, nes aš nesuprantu. Ateini, varai, ir jis kažką įsirašai ten į jokingą, į kasetniką. Ir pasileidai ir galvoju, vis tiek pas jas flow kažkaip, kodėl tai vyksta? Tai vyksta dėl to, kad reikia daug laiko daryti, reikia, kad negali ateiti 12 klasę, tu turi praeiti tam tikrą mokymosi etapą, žinai, kas beje šiais laikais yra labai, dabar nori čia ir dabar. Visi bando prašokti. Iš karto, aš noriu, kad, ir noriu ko, noriu dėmesio ir pinigų, o ne gerai daryti kažką. Niekas nesifokusuoja tai, ką daro, visi nori rezultato. O jeigu darau blogai, tai sakau, kad seniai čia undergroundas, tu nesupranti. Bet čia gal ir dėl to biškai hip-hopą pasirinkot. Undergroundas tai nebūtinai turi blogai, žinai, nekokybiškai čia viskas. Tų dalykų nesupratimas. Mums tą dalyką šiek tiek sureguliavo tai, kad mes realiai iš pankroko visi atėjo. Aš, ne visi, bet aš, Kastis ir Donce, jie turėjo grupę Marihuana vadinosi. Būdami paaugliai, ne vienas nežinojo, ką reiškia žodis marihuana. Yra senas intervas moksleivėje, kurie jie nežinojo, bet kietai skambėjo. O mūsų grupė vadinosi Depresija. Irgi ne vienas. Irgi nežinau. Kaip ir, žinai, bet toksai, įsivaizduok, puikiai atspindi, reiškia, tuometinį... Nuotaikas tokias, žinai, kur brolau aplink tamsa, kovok. Depresija ir marihuana. Jo, bet aš buvau vyresnis biški, tai toksai... Jau buvo girdėts yra marihuana. Skamba kaip mano žiema tiesiog. Depresija ir marihuana. Tai mes taip ir susipažinom iš tikrųjų ne dėl to, kad jie ten labai repą norėjo groti, dėl to, kad kai iširo GNG pradinis, nes GNG sindikatas ir GNG tai biški, aš buvau iš pradžių, mes buvom dviese su kitu bišu tokiu. Ir tas bišas, reiškia, nuėjo šunių šieko pjauti truputėlį gyvenime. Ir likau aš vienas, man reikėjo kažkur įsirašinėti, pinigų nėra ir radau, kad, reiškia, Kastetas ir Doncevas, tokie pankai, turi savo įrašų studijėlę alternatyvę, kur labai pigiai gali padaryti įrašų. Ir jie leisdavo tokius rinkinius kasetėse, jie vadindavosi, pirmas lietuviškas porno filmo soundtrackas. Pionieriai vadinosi, Pionieriai 1, Pionieriai 2, tararara. Ir ten alternatyvšina visa tokia sudėta. Ir galvoju, aš atėjau pas juos, galvoju, gal užkalbinsiu, gal galiu pasiūlyti savo dainą, jiem į tą ir tuo pačiu pasiklausiu. Ir mes taip su Kastetu susipažinom. Ir pradėjau rašinėti, ir rašinėjau. Tada Kastetas sako,
aš gal irgi noriu pabandyti, bet mums nedašylo, kad galima Vienam gabale kartu? Nu, kad grupę daryti. Atskirai, kažkaip mes, jisai... Gal gėlės pasiūlyt Nežinau, jis vadinosi Afro ir dalyvavo blogiausių grupių festivalyje. Beje, apie G&G kalbant, mūsų nepriėmė, įsivaizduok. Į blogiausių grupių festivalį? Kodėl buvo ant tiek blogi ir ant tiek geri buvo? Gal per geri tiesiog? Įsivaizduok, ne. Teisingai, ne per geri. Ir man šis ten tuo metu Bliušteinas, kuris puikiai dabar bičiuliai, ten viskas gerai, bet tada jis, žinai, sako, kas pasijūt per grupę tokia? Gitarų nėra, būgnų nėra, žinai, kas čia kažkokie tai nesąmonė, žinai. Čia iš vis taip muzika negrojama. Nu, žinai, mūsų nepriėmė. O Afro kažkodėl tai dalyvavo, bendrai aš dabar galvoju, lygiai taip pat, ne? Be gitaro, ne? Ir be... Jo, ir buvo momentas, kai finale, blogiausių grupių finale, Kastis labai jaudinosi, mes atvarėm palaikyti ir jisai užmiršo žodžius. Ir bėgiojo po sceną, visą savo gabalą, bėgiojo pirmin atgal ir rėkė, mano mergina dažnai man sako ne, mano mergina dažnai man sako ne. Ir komisija buvo sužavėta, ta prasme. Jis nunešė visus. Jis buvo alternatyva, jis tapo ten, nu, žvaigždė per vieną gabalą. Akivaizdžiai, realiai tai jo. Ir po konco mergina pasakė taip. Jis charizmatiškas vaikinas, toksai, turi savo tą tokią. Tai va, tai jis ir po viso šito, ten dar grupė Zenitas dalyvavo, tokie irgi repo. Ir jau grįžę nusprendėm, kad žiūrėk, tai ką mes čia, reiškia, kaip slyva tašiai. Gal bandom kartu kurt. Tada aš susieškojau Mamanę, nes buvau įmatęs ir žinojau jo ambiciją tapti didžėjom. Tuo metu jis vesdavo renginius skeiterių visokios, riedutininkų. Dar jis jauniausias turbūt iš mūsų yra. Tai aš jį pakviečiau. Mamanė iš vis yra genialus žmogus. Man visada buvo pavyzdys, paskutinis pavyzdys, tai yra praeitais metais, jis tyliai prabėgo New Yorko maratoną, žinai. Va tiesiog. Aš pats, žinai. Aš pirmą kartą šį pažįstu, papuoju Mamanį. Tai va, jisai... Reiškia, mes grojam savaitgalį, pirmadienį skaitau, atsiverčiu ten Delfį ar kažką ir ten, opa, mama, galvoju, kada jis spėjo, tipo, po konco, šeštadienį po konco nuvarė New Yorką, prabėgo, žinai, pasirodo jis savaitę prieš, buvo jau tenai. Bet jis jums nesakė ir po Ne, nieko nesakė, jisai, sakau, o ko tu nesakei, kad prieš, nu, kad ruošies viską. Ai, sako, jaudinausi, nežinojau, čia pavyks, nepavyks, sako, vat, taip, tai jisai šitą padarė, bet pati pradžia, vat, apie jį kaip žmogų, jisai skolindavosi patefonus, kad grot su jais mokytis, tampydavosi juos troleibusais, kas nešiojas yra patefonus, žino, ką tai reiškia. Ir kadangi nebuvo pinigų, tai pirmą savo patefoną gavo laimėjęs pirmą Lietuvos DMC čempionatą, antrą patefoną gavo, kai laimėjo antrą Lietuvos DMC čempionatą. Jis juos uždirbo tikrai. Sunkiausių kelių įmanoma. Jo, sunkiausių kelių ir man visada ir liks geriausias, žinai, šitą prasme. Jis toks žmogus, jo, jis labai kietas. Aš esu apie dirbtinį intelektą. Aš esu fantastikos ir fantasy mėgėjas nuo gimimo, pavadinkim. Aš užaugau ne ant lietuvių liaudės pasakų, ant fantastinių knygų. Man dėdė pasakodavo, kai buvau mažas vaikas, skaitydavo fantastinės knygas, kurių tais laikais buvo nedaug. Ir aš jau, žinai, kokioj 3 klasiai klasiokui papasakojau apie mobiliaką. Nu, įsivaizduok, ten 70, ten 9 metai, 8 tu žmogų apie mobilų. Ir jisai sako, tu kad durnas, sako, orus skraidys, ne? Orus, sako, žinai. Nu, aš buvau stipresnis, jam teko patikėti. Bet realiai aš ėjau namo ir galvoju, kaip įrodyti žmogui, kad orus skraidys. Kad jo, ir va, prašau. Tai apie dirbtinį intelektą aš sužinojau tuo metu, kai nieks dar žinojo tik tie, kas skaitydavo, tai Artūras Clarkas, ne, 2001 metų Kosminė Odisėja, turbūt vienas iš pamatinių fantastikos kūrinių. Tai kas yra realas, tai yra dirbtinė išmintis. O tą žmogų tu atsimeni, kuriam įrodinėjai, kad telefonas bus? Jo, atsimenam. O nepaskambinai jam, kai atsirado telefoną? Nepaskambinai, net neįsivaizduoju, kuris dabar randasi. Dingęs, be žiniasklaidos.
Bet mes paklausėm dirbtinio intelekto, apie ką tu, iš pradžių šiaip pasikalbėjom apie tave, ten paklausėm, pasakė, kada tu gimėjai, pasakė, kad gerai pažįsta. Dirbtinis intelektas tave gerai pažįsta pakankamai. Jo, O po to mes pasikalbėjom, susibendravę su juo, pasitikėjimo užtarnavę, paklausėm, kaip manai, apie ką Svaras nenorėtų kalbėti. Apie ką nenorėtų ir ko jo geriau neklausti. Ir va, Markas supažinins su informacija ir tu pasakysi, ar gerai dirba intelektas ar ne dirbtinis. Jo, tai aš paklausiu, apie ką Gabrielius norėtų kalbėti. Tai AI parašė, nors Gabrielius Liaudanskas Svaras yra atviras ir aktyvus viešoje erdvėje, yra keletas temų, kurias galbūt norėtų neliesti ir aptarti atsargiau. Štai keletas galimus rydžių. Tai asmeninis ir šeimos gyvenimas. Jo, aš nemanyčiau, kad kažkas privataus tavo gyvenime turi būti. Bet reikia suvokti, kad visiškas... Seniau aš radikaliau žiūrėdavau į tai. Dabar pasaulis, vis tiek tave... Jeigu tu nori būti kartu su pasauliu, tu privalai būti atviresnis net ir šituo klausimu. Bet visiškai aš neapsiriu. Ne, aš nenorėčiau, kad kažkas stovėtų prie lovos, ten fotografuotų, filmuotų, rodytų. Ne. Taip ir parašiau. Nors Svaras pabrėžė šeimos svarbą, jis gali norėti išlaikyti ribas tarp viešosios veiklos ir savo asmeninio gyvenimo. Puikiai pažįsta kol kas, ne? Man jau gąsdina. Kol kas nemeluoja, ne? Kol kas nemeluoja. Antras dalykas. Konfliktai grupės viduje ar su kitais atlikėjais. Jei yra buvę nusitarimų ar konfliktų su žydžiais sindikato nariais ar kitais muzikos pasaulio atstovais, jis gali norėti vengti šių temų, ypač jei jos kelia emocijas arba nesinori jų viešinti. Jo, yra tiesa. Tiesa. Bet yra buvę kažkokiu su kitais atlikėjais. Yra buvę, bet žinai, man tas toksai tempimas, kadangi visą laiką jie pralaiminėdavo, tai man mes vardų neprašome. Jo, man garbės nereikia, o kam tempti tuos, tai kas kitų neliečia. Man labai nepatinka, kai žmonės savo dviejų dalykų, reiškia, santykius būtent. Jeigu tai yra susiję ten su kokia nors machinacija, vagystė, dar ką, tai normalu, kad visuomenė turi žinot. Bet jeigu ten Gabrielius ir Gabrielius kažko nepasidalino dviese, jie ten tarpusai ir staiga jie pradeda tai aptarinėti per visus viešus, žinai, ten kažką. Juokingai atrodo. Juokingai atrodo. Vaikų darželis. Visiškai. Ir aš nemanau, kad tai yra teisingas kelias. Ir netgi tai irgi buvo viena iš priežasčių, dėl ko aš niekada nenuėjau į bifų kultūrą, ne, kur ten, taip. Jeigu yra problemų, aš repą naudoju kaip meniškai išraišką, o ne kaip, žinai, su kažko. Nors vieną bifą esu parašęs ir tai yra vienas garsiausių Lietuvos bifų turbūt, nes broliai šaunuoliai yra, tai yra žinom, aš žinau apie ką. Disas reiškia konkretiems žmonėms yra parašytas. Prodiuseriam. Taip. Prodiuseriam. Tai vis dar... O pala, dar trumpai prieš tavo. Buvo kažkada, kad su kažkoks žmogus ar atlikėjas ar netlikėjas, svarbu, kad kažką tokio pasako viešai ar padaro, kad toks jau, kad toks būtų kumštis sugniaužęs ir galvoja, kad aš esu ne tik sugniaužęs kumštį. Ir esi pasisakęs ar... Vienam, jo. Esi ir užvažiavęs, iliustrą? Jo, esu. Kaip gaila, kad negali. Gal jo dainą padėti? Gaila, kad negaliu pasakoti, ne. Padėti jo dainą. Tai esu padaręs vieną kartą gyvenime labai garsiam žmogui ir jis tikrai tai užsidirbo. Ir nes mane privers taip elgtis, yra tik tai keletą priežasčių. Aš spėju, kad Žydrūnus Savickui išvažiuotas vieną. Aš galvoju, gal Ramūnas Višniauskas šią priskalbėjo. Bet vaikinai, jeigu jūs kada nors gyvenime, reiškia, gatvėje mušėtės, tai suprantat, kad iš kumščio su jais nėra ką veikti. Ta prasme, neprasidėti, reikia spirti iš kojos ir ten, kur ir Žydrūnas vieną vietą. Jeigu nori nugalėti, nes jeigu tu kumščių prieš jį mojuosies, tai turėsi sulaužti kumštį. O kad Žydrūnas tos vietos nesaugo, matė visą Lietuvą. Eketėjai įsiliko. Gerai, trečia tema, apie kurią galvoju čia LGBT, kad nenorėsi kalbėti, yra politinės pažiūros. Nors Svaras aktyviai dalyvauja socialinės iniciatyvose, jis gali vengti tiesioginių politinių klausimų ir pareiškimų, kurie galėtų būti interpretuojami kaip parama konkrečiai partijai ar judėjimui. Jo, nes sindikatas turi vieną principą. Niekada negrojam jokiuose politiniuose renginiuose, net jeigu yra daromi tų politinių partijų, už kurias mes patys balsuojam. Ta prasme, mes grįžtai, politikam negrojam. Mes, aišku, labai daug pinigų prarandam, nes būsime ledų šventėje pavarę. Ten kažkur tai, žinai, kur ten tikrai daug pinigų moka ir daug siūlo, kad pasiūlymų. O Naisių vasaroje nesiūlė niekada pasirodyti? Naisių vasaroje ne, bet mes
Su vasarą, aš vis tiek gersiu alsą. Tas pilietis, nemanau, kad ten turbūt reikėtų, jeigu jį pravažiuotume pro naisius, jis pradėjo dezinfekuoti turbūt naisius, kad nedaug dievė, kad kažkas tai ten neužsikrėstų. Nuo parazitų, ne? Tai va, kol kas AI jūs puikiai tai pažįsta, einam. Čia bus 5 temos ir tas 5 uždarys. Dabar kiekvienas tų žmonių apie viens kitą pradės čia tikrinti. Klausinėti, ką tu gali papasakoti. 4 tema - priklausomybių ar kitų sunkumų asmeninėse patirtise. Jei jis yra sudūręs su priklausomybėmis ar kitomis asmeninėmis problemomis, jis gali norėti gilintis į esminius aspektus, ypač jei tai yra praeities dalis, kurią jis norėtų palikti už savęs. Va čia jisai truputėlį slystelėjo, nes aš neturėjau priklausomybių, manyčiau, išskyrus vieną, gyvenime aš rūkiau ir buvau, cigaretės, ta prasme, tabaką rūkiau ir buvau stipriai į tai panyręs, čia turbūt visi kartu sudėję, pusę esat surūkę tiek, kiek aš rūkydavau gyvenime, labai stipriai visą. Sunku buvo mesti? Ne, ir tai buvo irgi toksai, kiek laiko metai? Aš galbūt dėl to per daug, 2007 metų spalio 1 dieną aš mečiau rūkyti. Artėja metinė, Aš mečiau nemažindamas ir nuo ten 2 pakelių į dieną, po taip va. Aš labai supikau ant savęs, kad aš nebesugebu susitvarkyti. Ir kad vietoj, ten labai paprasta istorija trumpa buvo. Atvažiavau į studiją, įsijungiau kompą, pasileidau bitą, pasidėjau sąsiuvinį, pradėjau rašyti ir aš buvau įpratęs, kad kai aš rašau, kava ir cigaretė, ta prasme, aš net nepaleisdavau cigaretės. Niekada. Aš sėdžiu ten 8 valandas ir aš beveik visą laiką tą ir rūkysiu, jo, kažkaip tai. Tai ir aš neturiu cigarečių, žinai. Ir tada galvoju, bet ten nepatogu eiti toli, mašiną ištrauksiu, užstatys, kažkaip tai. Ir suprantu, kad nevelnio, brolau, aš nieko neparašysiu, nes mano pusė galvos sako, nesvarai. Tu dabar eisi ir pirksi, reiškia, ką reikia. Ir aš tada žiauriai nusivyliau savim, supikau, išmečiau žiebtuvėlį ir nuo tos dienos nesusurūgęs. Bet aš nieko, tai neturėjo skambėti kaip ten raginimai, jum gal tai neveiks ir viską, bet man buvo toksai. Ir kitas su rūkimu susijęs dalykas, dabar tiesiog, aš nežinau, kaip mama neišgyveno. Nes dabar, kai Lietuvoje yra nerūkoma, patalpose niekur, o seniau sindikatas, kai važiuodavo su tokiu kaip aš, ir mes visi ten tokie, ir, reiškia, jisai buvo vienintelis nerūkantis, o mes būsikė visą laiką rūkiam, viduj, ta prasme, uždaryta, tengi be sustojimo, nuo vairuotojo iki mūsų. Pingiausia mamanė ir buvo. Aš dabar galvoju, kaip mes taip... Bandėt išrūkyti mamanę iš grupės. Bet tai būdavo normalu, natūralu, ten, žinai, visur mėtosi tos karbonkės, bučiokų primėtytos, kur visada baisu. Pažiūri, kad neatsigertų. Atsikeli ant pachmo, vasėmi sulčių pakelių, su hicai susivirti. Gerai, ir 5, tai finansai ir komerciniai aspektai. Svaras gali vengti klausimų apie asmeninius finansus, komercinę muzikos pusę ar piniginius aspektus susijusius su jo veikla. Jei tai jam atrodo per daug invaziniai klausimai. Invaziniai? Su lietuvių kalba dar gerai. Kiekvienas turbūt žmogus tai, bet aš nelabai turiu kas slėpti, nes nieko slapto nedarau, žinai, jokių slaptų biznių neturiu. Darai slaptų žygių su fanais, kuriuos reikia įsigyti tavo kontribį, jeigu nori. Tai čia toks. Tiek ir slaptai nusipirkti. Jo, tiek ir slapta, kad bet kas gali pažiūrėti. Prenumeratas reikia. Jo, tai. O kontribį čia galbūt ne apie finansus, o iš tikrųjų kontribį man ganėtinai stipriai, aš labai dėkingas tiem žmonėm, jų aišku, jie migruoja, nes kai buvo pandemija ir buvo visiškas krachas muzikantam, 2 metai jokių pajamų, tai kontribį labai didelę dalim vežė mane ir aš netgi matydavau tą tokį momentą, net už širdies griebdavo, kai ateina žmonės, aš žinai, su aerografu maikės paišydavau dar visą kitą, jie ateina perka tos dalykus, kai žinau, kad jie jums nereikia. Nenaudos. Jiem, ta prasme, jie tai daro tik, kad kažkaip tai padėt, žinai. Ir ten kas po 3 maikės kokias perka, kur manau, kad net neišsėmė iš maišiuko po šiai dienai yra. Gal vaikšto kaip tie saldainiai pergalės, kaip dovana visur. Ir aš tada aš tada galvojau, kaip padaryti kontribį savo, kad jinai skirtusi, kadangi aš daug ką veikiu gyvenime ir laiko filmuoti video. Aš tai darau, bet tikrai ne tiek, kiek darot jūs arba kiti, kur turiu aš 2-3 intervus per mėnesį maks ir galbūt kaip ypatingą tokį
nežinau, aš sugalvojau, kad mano išskirtinumas bus to, kad mes gyvai matysimės. O gyvai susės, ten alų gert, vėlgi, ne su visais, ne visada, ne visiems galima ir dar visą kitą, darom žygius. Ir istoriniai žygiai, kažkokie tai vertybiniai, kultūriniai, jokių intencijų neturintys žygiai. Tiesiog aplink ežerus, pasėdėjimas vakare prie laužo, dar kas nors, tai gali būti, reiškia, puikus pagrindas. Ir suformavo tą bendruomenę. Aš labai didžiuojas, kad iš tų visų pašnekesių, iš tų bendravimų, nežinau, čia yra žmonių iš Contribui, sveikinausi, reiškia, prieš čia ateidamas. Tai ne vienas jų pasuko Kaspo, Šaulių sąjungos link, ne dėl manęs, bet dėl visos bendruomenės, bendro požiūrio. Ta judėjimo tu užkūri iš dalies. Tai čia, žinai, čia vėliava yra... Aš matau, tu labai koklus žmogus esi, bet kokiu atveju tai reikia pagirti labai daug. Iš tikrųjų, per aplinkui. Stay humble, labai svarbu, bet, nežinau, paplokit dar kartą svaru, tikrai... Labai naudingas mūsų valstybės žmogus ir aš manau, gal dabar ir pasidarome pertraukėlę šiais plojimais. Taip, jau čia DPD daugiau nieko nepasakė. Ne, 5 temas parašė. Gerai, trumpa pertraukėlė ir po 10-15 minučių. Grįžtam atgal čia. Taigi, Gabrieliau, nemažai apkalbėjom apie tave, apie tavo istoriją, daug papasakojimų apie savo žanrą, apie savo muziką, o mes prieš renginį kalbėjomės ir sakė, kad turi mum klausimų apie komediją, dabartinius komikus ir taip toliau. Tai... Galim padiskutuoti. Aš neįpratęs prie mikrofonų, žinai. Atsiprašau. Nes fonogramą dainuojat visą laiką. Kol įsijung, tai senėjo, tai negi tuos žodžius mokysies. Šiaip aš visada buvau šventai įsitikinęs, kad repas niekada nenusiris iki fonogramos. Ir šie laikai parodė, kad aš klydau. Bet galbūt, kalbant, Repas ir repas, du skirtingi muzikos žanrai, iš tikrųjų galima sakyti, yra dėl to, bet tikras repas, aš manau, yra likęs pas Adę. Taip, bet dabartiniam, jeigu ten repas pavinėjo, ne, tai ten dar mažiau žodžių, tai iš vis nėra ką atsiminti, tai kam tą daryti? Balsų gal neturi, neištempė. Tai savo autotunais daro viską, dėl to labai sunku paduoti ten gyvai perform. Bet aš sutinku, aš svaro pusį. Taigi, kai Adė paklausė treperių, vieno treperio paklausė Adė ir sako, kodėl jūs nedainuoja, sako, čia labai paprasta. Adė, žinai, reperį. Ja, aišku. Tai va, tai jis sako, kodėl jis fonogramą leidžia, tai kodėl jis taip paprasta, čia taip lengva, sako, kodėl jis nieko nedaro, tai aš sutinku, kad galėtų padirbti su savo vokalu tiek, tikrai nereikia didelio darbo, tai reikia minimalaus tokio, kad galėtum gyvai performinti. Tai apie klausimus jums. Ja. Tai kadangi seku, žiūriu, matau ir visai man patinka, kaip jūs darot ir va tas, reiškia, parodijų žanras, nežinau, turbūt vos ne jūsų vienintelių ir laikosi Lietuvoje. Kodėl, žinot, ko pasilgstu, aš kartais nelabai suprantu humoro situacijos Lietuvoje, nes pažiūrėdamas stand-upus, ypač jaunų atlikėjų, jeigu mes apie trepą šnekam, tai jūsų, tai ten nejuokinga. Aš kaip to pasakyti, paprastai, ten yra tiesiog nejuokinga. Visas kažkoks tai siužetas sukasi dažniausiai apie jį patį, apie jo kompleksus kažkokius ir viskas bandoma juokauti apie antrą galą, toks, žinai, kad kuo daugiau nusikeikt, bet nusikeikt kam, žinai. Aš žiūrėjau kažką konkretaus. Aš nežinau, aš dabar negalėčiau pasakyti tų vardų, bet aš vis ten bandydavau atsidaryti YouTube'ai, neatsimenu, nenoriu, galiu, žinai, suklysti ir paskui pasirodys, kad ne ta. Bet ten, kur išeina į sceną, jauni žmonės bando kažką pasakot ir ten nejuokinga. Bet čia Markai, va tu gal, nes jisai stand-upo praktiką užsiema, gal galėtum pakomentuoti, pasakyti, į ką žiūri komikai jauni, iš kur mokosi, kas yra tai jau, nežinau, kodėl. Visų pirma, tai tas pasakymas, kad nejuokinga. Tai labai paprastai galiu iškart suderinti su muzika, nes labai daug irgi esu pasakojęs būtent šitą dalyką su komedija, kas yra žmonės, mes kultūriškai dar nesame įpratę prie stand-upo kultūros, nes mes buvome įpratę turėti 2-3 komikus visada. Tai būdavo Šapras, Dantastas ir jie turėjo prajuokinti visą Lietuvą. Jie ganėtinai sėkmingai darė, nes mes nebuvo to žanro gylio, ne? Ir dabar laikui bėgant, kai stand-upas pradėjo thrivinti, angliškai tariant, klestėti, kaip Amerikoje, Anglijoje, atsirado daug tų komikų skirtingų žanrų ir taip pasidarė jau sena kaip muzikos sena. Tai dabar Lietuvoje yra likęs stagnacinis požiūris, kad komikas privalo prajuokinti visą šalį. Bet kuris muzikantas neprivalo priversti visą šalį šokti, ne? Turiu labai lengvą pavyzdį. Pavyzdžiui, aš gerbiu atlikėją, pavyzdžiui, tokį kaip, šeimų pavyzdį visą laiką, kaip pasu šitą dalyką, tai Ba. Ne? Ba, nei jis mano draugas, nei aš jo muzikos mėgstu, nei aš klausau,
Bet aš nesau, kad ten šūdina muzika. Nors aš neįsijungčiau gyvenime, nei mašinui, niekur. Jeigu pas jūs paleidžiu, aš net vos būna prašau perinkite, nes tai ne mano stilius, ne? Tai lygiai taip pat ir su komedija yra. Atsirado tokių kaip Žilinas Kerbelis, ten kur eina į sceną, neša visokius ten lėlės, karstus mažus, vorus, ten propsus visokius, nu ir žmogus neišvilnių. Seniai, bet ar komedija tai nereiškia, kad turi būti juokinga? Nes jeigu tu nešiesi, tai gal tai vadinasi drama, arba tai vadinasi kažkoks performances, gal į teatrą reikia perkelti. Tai čia propsų komedija, bet čia būdavo performances. Ką Markas sako, kad tai irgi yra labai skonis visus. Jo, bet komedija, aš įsivaizduoju, kad humoristas turi juokinti. Tu sakai, čia tokia senovinis požiūris. Ok, bet aš jeigu noriu pasijuokti ir ieškau komedijos, o jeigu noriu rimtai pažiūrėti, tai ieškau ten kažkokio, žinai, galiu blogą kažką atsidaryti, kur ten šnekės rimtus dalykus. Bet nemanai, kad tai, kas, pavyzdžiui, tau nejuokinga, kitam gal labai juokinga? Gal dėl šito aš nesiginčiu, bet ar iš principo, kai aš, reiškia, visam tam pasirodymė išgirdau tik tai krūvą keiksmažodžių ir nieko juokingo. Tai juokingas, žinai, kai aš buvau mažas, mano mama man uždėdavo ten vilnonės kojinės, žinai. Bet tokio lygio labai daug to humoro. Ir žiūriu salė, irgi nusižvengia, kažkas galvoja, jo, kažkas negerai. Kažko nesupranta, ne? Kažkas negerai turbūt, jeigu jums tai juokinga, jums juokas neima, jūs kai gatve einat ir batai takšį į asfaltą, žinai. Tada pradedi galvoti, kad jūs ir sugalvojate šio laikinį meną, žinai. Kur neina supras, kur, ta prasme, nieko nereikia suprasti. Va, nukrito 50 gilių, kol mes kalbėjom, kažkas iš to galėtų uždirbti didelius pinigus performansų pavadinęs tai, ne? Kad gilės krenta. Čia jau tai performance, kurį ten tą šio laikinio meno dalykus ten irgi būna tyriai kartais sunku suprasti. Ateina žmogus, apsipila save pieno pakeliu ir jau turi suprasti, kad ten saugom karvės. Žinai, taip. Būna tokio, ne, kur neša kažkokią žinią. Jo, bet ar tai yra komedija? Tai nėra komedija. Ne, tai nemaišai, žinai, komedija. Tai stand-upas yra grinai atskirai kaip šaka ir... Tai jis neturi būti juokingas. Ne, jis privalo būti juokingas, bet ne visiems. Bet tai tu turi pasidaryti... Tam, kuris sako. Ne, bet turi pasidaryti... Tam, kuris sako, kad aš... Pasidarai researchą, žinai, kas tau juokinga, to klausai, įsijungi, pažiūrėjai, porą bairių nepatiko, ieško kito. Dabar yra pasirinkimas, tai čia gal... Gerai, tegul būna. Tegul egzistuoja tie, kurie juokingi tik tokiam inner circle, kažkam, kuris ten... Bet kodėl trūksta to tokio, vis tiek, kaip kiekviena kultūra, kaip kiekvienas dalykas, kuris nori plėstis, nori išeiti mases, patikti žmonėm, kažkaip tai ieškoti kelio, nežinau, tas pats, kaip jūs darot, parodijų žanras, ne? Kažką parodijuoti. Paskui mažų mizenscenų vaidybos tokios, juokingų kažkokių tai... Skečiukų, jų nėra Lietuvoje, vienetai, kas juos bando daryti. Dažniausiai eina paprastuoju būdu ir aš netgi negarantuočiau, kad būna pasiruošę jie atėję į tos... Tokius, kartais man toks būna vaizdas, kad bent jau į stand-upą jis užlipa ir tada pradeda galvoti, ką iš čia dabar... Taip, tai labai abejoju. Ten būna upė maikė, nebent. Jie vadinami kur... Bet upė maikė nelabai kur svaras, turėjo pamatyti. Jo, bet aš tikrai nevaidinu specialisto, mačiau nedaug, tiesiog man toks įspūdis susidarė ir... Tai čia viskas... Jo, tai čia faina diskusija dėl to, manau. Kitu atveju aš galvoju, kad jeigu būtų tokių kietų, juokingų daug, tai aš apie juos žinočiau. Irgi yra. Apie dabar gal yra labai šiaip daug skirtingų komikų, jie ten tokiuose, kaip ir minėjau, tokiuose savo turi auditoriją, savo ratus, kuriuos vartoja ir patinka. Tai aš tiesiog žiūriu, kaip jau susidarė tokia bendruomenė, susidarė visa, nežinau, konceptas, visas tas stand-up ir jisai ten savo eigai juda ir ten turėjo būti viduje, kad žinotum ir susektum viską. Bet... Gerai, o tai kaip yra daromas stand-upas? Ta prasme... Bairiai išrašom iš tikrųjų labai paprastai. Tipo, principas paprastas. Laikui bėgant tampa, bent aš per laiką jau biškį atradau savo stiliaus formulės. Aš galbūt net esu bištas komikas, kurį tu kalbėjai, aš nemažai keikiuosi ant scenos, stengiuosi tą mažinti, bet iš visais mažai aš negaliu išimti. Dabar mano programų yra nustovėjus, kur aš... Ne, bet Svaras nesakė, kad blogai keiksmažai. Ne, jie turi būti taktinėse vietose tinkamai panaudoti, nes mes tekstuose irgi naudojam keiksmažai. Turi skoningai panaudoti. Turėti atsakymą, tu turi turėti atsakymą, kodėl jis ten yra, žinai. Taip, bet per laiką tu pradedi supras formuluotės tam tikras, premisas, bairio įžanga, mintis, kurią nori pateikti ir tada šokiruojanti pabaiga. Kažkoks vingis, punchline'as, kurio žmogus nesitikė, kad tai bus. Bet esmė tame, kad, pavyzdžiui, kai labai dažnai bairių būtų apie antrą galą, tai aš prieš 8 metus bandžiau visoje komediją rašyti ir aš bandžiau rašyti intelektualesnę, pasigilindavę ir politinių bairių, padaryti dar kažkokių socialinių problemų. Ir nežengia tiek daug žmonių.
pradedi kalbėti apie antrą galą, pradedi kažką ir tiesiog žvengia masės. Kadangi mūsų rinka yra maža, tu turi pristaikyti prie rinkos, jeigu tu nori iš to. Noriu pasakyti, kad mūsų šalies žmonės, jiem tai juokinga, ne? Ne, tu atsidaryk Amerikos stand-upus. Geriausi komikai Dave Chappelle, Louis C.K., kur renka 20 000 arenas, tu išsiversi lietuvių kalbą į bairius. Tas pats dalykas, tie patys antri galai. Tiesiog žmogus į stand-upą dažniausiai ateina, kuris nori pilnai išjungti galvą ir pasijuokti iš visiškų bazinių mūsų vos ne paprasčiausių dalykų, kas yra kiekvieno namuose, kur nereikia nieko per daug galvoti, nes stand-upas yra ta atsipalaidavimo galbūt šaka meninė, kuri priverčia žmogų biškį išjungti galvą. Aš galvoju, ar mes, namuose sėdėm kompaniją, žinai, sėdėtume dabar čia kažkur tai terasoje, taigi mes ne apie antrą galą šnekėtume greičiausiai. Aš sutinku. Bet mes rastume iš ko pažvengti. Bet tu sėdi su geriausiais, varai, čia vėl prie to socialinio burbulo grįžtam. Tau yra dalykas, su kuo tu sėdi. Bet... Jo, bet jeigu aš sėdėčiau su, žinai, ateitų, atvažiuotų pas mane svečių žmonės ir sėdėtume prie stalo, ten prie bokalo arbatos, žinai, ir vienintelis iš... Sorry, negali sakyti bokalo arbatos, čia yra... Čia nusikaltimas. Jau sakyk halus tiesiog. Šitą ir, žinai, ir bandytų jie, juokauti ten, kažkaip tai apie antrą gal, tai užausės ir nuo scenos, žinai. Ir ten pro vartus išspyrė ir viso gero. Tai namuose taip žinai. Nes tu tikrai randi iš ko pažvengti, iš istorijų ir yra milijonai dalykų, kas yra juokingų, iš anekdotų, žinai. Tos pačiai, pavyzdžiui, kur dingo anekdotai visi tokie įdomesni? Ar mes mokam tik tai perpasakoinėt kažkieno? Bet turbūt tai toks... Bet ten visi būdavo. O tai kas yra tas pirmas žmogus, kuris anekdotą sukūrė? Ten Rusijai visi gyvena. Manai? Rusai visus versdavo iš amerikiečių. O tai anekdoto neliko tokio kaip fakto. Bet aš tai manau, kad sugrįž. Aš tai kažkaip manau, kad anekdotai... Manau, kad dabar grįžti. Tas ratas sukas. Nes kaip, pavyzdžiui, atėjo humoro klubas, čia 2008 metai maždaug, čia ir pradėjo Lietuvoje tą visą kultūrą. Tai tada Ambrazevičius ir su Ambrazevičium prieš kitą labai ant tos anekdotų kultūros stumė. Ir sakė, kad čia visiškas šūdas, šlamštas, kad čia iš Rusijos estrados paimta ir ten visus tos, kas pasavo anekdotus, taip nors net šiek tiek menkino. Bandė išstumti. Jo, bandė išstumti, kad čia mūsų tokio nėra. Tai kaip rodo Lietuvos istorija, tai daugelį tų patriarchų, vadinkim, mūsų estrados tų tokių, tai jos ir reikėjo išstumti. Ir aš irgi pritariu, nes jie šiaip yra tokie pašlemėkai, žinai. Taip, tai dabar, akivaizdu, vienas tai juda visų gražumų iš tų. Jis dabar jau dainininkas dar be visų. Nežinau, ar gali čia dainininkų vaidinti. Tavo brolis. Man rodos, tik parodė, kad jis tikrai ne dainininkas. Dukra. Nors iš ten tarp jų visų tai jisai dar neblogai pavarė. Ne, bet... Prisiminiau vėl tą man supykino. Nes anekdotas, aš suprantu, ką mes šnekam, bet anekdotas gali būti įvairiai suvokiamas. Mažos skečai vadinamieji, jiegi irgi yra anekdotas, tik tai vizualinis. Bet tai netgi tas pats... Jūs, ką darote, tai irgi yra anekdotas, video tie visi. Stand-upo bitas irgi iš esmės yra anekdotas, tam tikrą prasme. Jo, juokinga istorija, anekdotas gali būti ilgai juokinga istorija. Aš visokiausių anekdotų yra. Aš tai manau, kad nebūtų, kad manau, kad sugrįž dar anekdotai. Aš laukiu šitą momentą. Aš manau, kad jie bus populiaru. Kam reikalingas iš esmės komedijos žanras? Iš esmės, ne jau neskirstant. Kad išgyvent. Kad žmonėje galėtų išgyventi? Reikia juoktis. Taip, o tau netrodo per gyvenimą? Čia galim gražiai ir nueiti gal nuo komedijos temos labiau prie gyvenimo, kad aš taip, pavyzdžiui, 30 metų gyvenu ir man atrodo, kad vienintelis išeitis yra išgyventi juoktis iš dalykų. Ir pačių baisiausių, pačių skaudžiausių, ten, kur atrodo neįmanoma juoktis, bet jeigu juokiesi, tada, lengviau. Ką tik klausai, kam reikalingas karo pačiam pradžioje įkarštyje? Gali darydo kariams stand-upus su ukrainiečių komikai metro stotise ir kareivinėse po žemę. Ir juokaudavo iš karo, realiai kurdavo bairius apie frontą, apie visas siaubus, kurie vyksta. Matai, bet tai dažniausiai ir būdavo apie juodą humorą ir juodas humoras yra kaip psichologinis barjeras, kaip apsauga. Kariam ir medikam dažniausiai būna visą tai pritaikoma. Aš šiaip visiškai pilnai sutinku, kad tai reikalinga žmoniai kaip išgyvenimas. Čia pas tave atvažiavo traukinys, ne? Aš žiūriu, į kurį bilietą turiu. Ką atvežė čia tau tiek vagonų? Kažką norėjau tokio vėl protingo pasakyti, bet tas traukinys... Traukinys išsivežė mintis. Bairius vežė. Išsivežė tą mintį. Kalbėjom apie, kad reikia juodo humoro medikam, kariam... Ne, apie į rimtą temą, žinai, į nuėjimą... Jeigu aš prisiminsiu. Prisiminsim, viskas gerai. O jūs šiaip, be to, kad...
nežinau kaip čia pasakyti, reiškia, rodot visuomenę tokia, kokia jinai yra iš tikrųjų, per savo Čia humorą. aš labiau, jo. Ir Markas. Per fiziką. Nu, aš manau, kad jūs dar ką nors gyvenime veikiat? Sunkesnis klausimas toks čia. Nainu į sporto salę. Čia reikia čia GPT paklausti. Čia mes nenorėtų kalbėti. Paklaus, Markai, čia GPT, ką aš dar veikiu, gali. Gerai, tai paklausiu vlogų. Šiaip tai ką veikiam gyvenime, tai tiesiog realiai tai bandom sugalvoti kuo daugiau idėjų, kaip prajuokinti žmonės. Bet žinok, man labai dažnai prieina žmonės, dėkoja, kad mes kažkokiu būdu jos juokinam. Ir būna bičiai ten rašos, mergai išsiskyriau, paklausiau ten tau stand-up'o, pasižvengiu labai daugiau jaučiu. Marko neužsklydai ant Marko stand-up'o, ne? Ne, bet aš dabar, kadangi jau esu įpareigotas pokalbio, tai tikrai užklysiu ir paklausysiu. Ir išsakyti kritiką jam. Aš tai pafollowinsiu mane atfollowing ir per ilgus pažiūrėk ir pamatysi geriausiai bairį iškirpti. Ne dabar gal. Ką jis ką tik pasakė? Kas tie rilsai? Kas tie rilsai? Eik tu savo. Nu. Aš parašiau, ką veikia Benas Lastauskas. Čia GPT atrašė. Benas Lastauskas yra Lietuvos atlikėjas, muzikos kūrėjas ir Džendži sindikato narys. A tu nežinai. Viskas. Nežinai, realiai taip ir parašė. Užtenka pasėdėti. Tai sorry, nebetu. Tai kol dar šitas AI yra toksai, dar mum negresės kaineto likimas, kurį laiko tarpą, bet dar ramu kol. Jisai progresuos. Kolėja, jūs mano, kad aš Šiaip, tęsiant fantastikos temą, viskas, kas yra fantastikoje, yra gyvenime. Kas buvo 80 metais rašoma knygose, viskas atsirado 2000-aisiais. Viskas, kas buvo rašoma 2000-aisiais, Terminatorius irgi yra toks filmas. Žinai, ir taip žiūri. Dabar nieko neberašo, reiškia, nieko ir nebus. Čia pamastymai. O dabar kas palauk trendina dabar? Superherojai turbūt, ne? Superherojai. Ką pats skaitai šiuo metu, skaitai kažką, jisai įdykęs kažkokią literatūrą? Aš labai vertinu, labai rekomenduoju ir labai geriuosi žmonėmis, kurie skaito knygas. Aš irgi jas skaitau, bet buvo toks mano gyvenime dabar laiko tarpas, kai aš neskaičiau normaliai. Nestatai, na. Ir dabar vėl skaitau, bet knygų skaitimas yra, vėlgi labai įvairiai žmonės jas žiūri. Aš tai priimu kaip patiekalą, kaip skanų, kaip gardų kažką tai tokio, tai pavyzdžiui dabar aš skaitau, nežinau, kelintą kartą gyvenime Šveiką pasiėmiau, Šveiko nuodygius. Tėvukų klasika. Jo, bet jis yra, jūs paskaitykit, jūs aš skaitau. Suvoksit, kad, tai yra labai tokie, labai knyga. Kaip ir buvo momentų, kuriuos aš klydau. Meistras ir Margarita, reiškia knyga, aš jos neskaičiau begalę laiko, dėl to, kad maniau, kad iš pavadinimo maniau, kad tai yra apie meilės romanas. Man čia top 1 knyga, mano mėgstamiausia. Jo, o tai yra, reiškia, šita Bulgakovo knyga, jinai yra viena geriausių knygų pasaulyje. Šuns širdis skaitai? Jo. Tai, ir kaip tu kartais nepaskaitęs, iš to viršelio arba iš to užrašo, gali pasidaryti išvadas ir dėl to prarasti. Iš tikrųjų, Meistras ir Margarita toliausiai nuo romano, kas tikrai ne apie meilę ten. Yra apie meilę tame tarpe, bet ten tikrai, tokia meilė man tinka romanas. Manau, kad kiekvienas žmogus turi tą knygą perskaityti per gyvenimą, jeigu nori pamatyti tam tikrus dalykus iš kitų kampų. Kažkur aš esu perskaitęs tokią frazę, žinai, vaistai nuo durnumo senai išrasti, skaitykit knygas. Ant sienos buvo parašyta kažkokia mistė. Gera mintis. Žmonės mėgsta, kaip mes trūkyti, kaip papasakoti. Jo, ir tą patį turėjau sakyti. Ir apie knygas, tai lengvas būdas mes trūkyti irgi. Puikia knyga. Dar noriu paklausti jūsų, kadangi pasikviečiau į laidą, tai reikia man... Gerai, reikia man ir paklausyti. Jeigu jau susitikom. Tai kaip jūs žinot, dažnu atveju aš manau, kad žmonės pozicionuoja ypač tokio žanro, parodijos žanro žmonės, stand-upo žmonės, kad kažkaip ir asocijuoja juos su tuo pasauliu, apie kurį jie kalba. Kaip jūs randat temas ir sugalvojat, apie ką reikia tos skečus daryti arba ką ir kokius tos bairius ištraukti. Iš kur jūs juos? Taip ir randa, manau, žinau. Žinok, iš labai paprastų situacijų. Per laiką, kai prabūni tiek metų komedijų, kažkaip supranti, kuri mintis gali būti juokinga, turi potencialą. Ir aš vakar buvau su draugais koncerte ir tiesiog mes su draugais stovim ir atėjo kavom ir draugas pasako mintį, kuri galbūt
nei vienam per daug neišsiskirtų, bet man kažką cinkteli galvoja, kad blemba, iš šito galima būtų kažką padaryti. Ir tu užsirašai telefoną. Nu, paskutinė mintis kokia Paskaityk, buvo. Paskaityk. Paskutinė mintis kokia buvo, kad... Šlekyčiau dabar paaiškinti. Mes buvom botanikos sode. Ir mes stovėjom tiesiog prie soliuko, kur buvo daug skirtingų mėtų prisodinta. Ir mano draugė ėmė skirtingas mėtas ir vis nešė visiems pavostyti. Visiems savo pirštus prineždavo pavostyti prie nosis. Ir draugas tiesiog stovi. Ta prasme, visiems svetimiems žmonėms? Ne, mūsų kompanijai. Mūsų kompanijai vis prieidavo, o ten koncertas toj bus, ten labai daug žmonių aplinkui mūsų yra. Ten, ir ta draugis pamingo tą mėtą, prieina, visiems duoda pavostyt. Ir draugas sako, o davai padarom keiščiau. Davai dabar visi viens kitam duodam savo pirštus uostyti, pažiūrim, ką žmonės pagalvos. Man atsiprašau, pasidarė labai juokinga, ir stoju 6 žmonių grupė ir viens kitam tiesiog duodam savo pirštus pavostyti. Man nerodyk. Pavostybinai. Aš apie tokį humorą išnekėjau. Aš dar nesuprantu. Supranti, aš žiūrėčiau šitą kompaniją ir man nejuokinga. Aš galvočiau, keista. Ką jūs... Tai va, bet šito ar būtų juokingai keista, žinai, kodėl taip yra. Bet tu tiesiog... Kažkada važiuojam su Viktoru Priusė, taksi kaip mūsų Reelsas, taip, apie žmogų, kuris vairuoja Priusą, bet nėra taksiorius. Tai aš turiu tokį Reelsą, mes jau važiavam Priusė su Viktoru ir aš sakau, o įdomu, yra Vilniuje bent vienas žmogus, kuris turi Priusą ir nėra taksiorius. Ir mes pažvengėm kiekvieną mintis, nufilmavom reportažą, kėlėm į Instagramą ir ten surinko 700 tūkstančių peržiūrų. Nes tai yra tokia mintis, kur, manau, daug kas yra susimastęs, bet niekada neišleidęs iš savęs. Tu pažiūrėk, kiek yra automobilių boltų, realiai pastovi Priusų Vilniuje ir tu pradedi galvoti, kaip jausti žmogui, kuris nėra taksistas ir vairuoja Priusą. Tai tu jauties... Aš kažkada tai visai norėjau nusipirkti Priusą. Bet dabar matai, kiek taksiorų jų vairuoja ir nebenorėjai. Ne dėl to. Ta prasme, šiaip mano mintis buvo kur kas paprastesnė, aš norėčiau turėti automobilį, kuris neišsiskiria gatvėje, žinai. Nu, tiesiog, kuris, nu, ten... Kažką pardavinėjai? Ne, jeigu tiesiog turėtų tokį automobilį, kuris neatkreiptų dėmesį. Jeigu reikėtų atsitraukinėti žmonėms, išvežti žmonės, kažką tai, kad tai būtų toksai, kurio nesimato. Bet aš pažiūrėjau kainas prie jūsų ir man visai, žinai, neatrodė, kad jis yra pigus. Nėra pigus automobilis. Yra visokiausių dabar ten, jau dabar tai ten jau tiek yra, tai... Ne, bet jos labai perka supirkinė ir nuomuoja, dėl to jie tokie visai... Taip, nes jie nemiršta. Lygintuvais vadina. Nu jo, panašus biškai lygintuvus. Kas nors matė ten, nežinau, užmuštą Priusą? Nėra tokių, žinai. Šiaip kosmos, kad jie jau 2004 metais išėjo, pasirodė pusiau elektrinė mašina, net biškai sunku suvokti, šiaip realiai, 20 metų jau praėjo, kai Priusas išėjo. Kai atsirado Priusas, aš mažas buvau, aš atsimenu, kad čia buvo ateitis kažkokia, kad čia pusiau elektrinė mašina ir panašiai. Ar jums atrodo jie baisiai ar ne? Priusai? Tragiškai. O kaip tau? Aš taip nebevertinu daiktų. Aš šiaip daiktus vertinu pagal jų panaudojimo galimybę. Aš, pavyzdžiui, aš turiu Land Cruiserį, nelabai seną, bet aš vežioju jame betoną ir lentas. Ir visi pasibaisėja. Daugelis žmonių sako, bet supras, ta mašina tam ir buvo sukurta. Jinai sukurta ne plauti ir valyti ją ir spindėti gatvėse. Tai yra teisingas požiūris. Jo, visureigis skirtas tas, kad važiuot po offroadą. Blogą kelią ir vežioti daiktus ar kažką... Klamą vežiot statybinį. Taip, jis tam yra sukurtas. O nesuprantu, kam reikia, žinai, kaip yra tas ratai, ar kaip buvo multikas, kur tie džipukai tokie, kur sako, aš niekada gyvenime nebuvau nuvažiavęs nuo asfalto. Tai kam tau tokia mašina, arba, nežinau, parodyt, kad tu turi didelę mašiną, kuri daug kainuoja, nežinau, gal tada Ferrari nusipirka ar kažką tai tokio. Ferrari neįperka dažniausiai. Nes, turbūt, kad žinai. Bet taip, sutinku. Bet aš esu šalininkas, kad daiktai turi būti naudojami paskirti ir jie turi tarnauti žmogui, o ne žmogus ten. Aš apie žmonės tokios nuomonės. Žmogus žmogui turi tarnauti. Ir neš naudą, ir būti kokybiškas, o ne Priusas. O reiškia, tu ir pats taip stengiasi daryti. Ir aš pats taip stengiasi daryti. Tai lygiai taip pat būtų naudingas kažko. Mes prieš tai kaip išeiti į aikštę ir kalbėti su jumis, mes viršuje sėdėdami šnekėjom apie socialinės, kaip kolektyvinės atsakomybės trūkumą. Jo, kad viena iš šiuolaikinių problemų žmonių yra pastovus galvojimas apie save, bet negalvojimas apie tai, kaip randasi kitas. Aš pasakau, čia Hebra gal pratęs, aš esu motociklininkas.
Ir man patinka motociklai, ir man patinka kultūra, aš labai gerbiu žmonės. Man išmušo akį tą gilę vieną kartą, man šyvai sudarus. Man atrodo, ten kažkas sėdi tiesiog, kas nuo karto bando pataikyti, žinai. Kažkas iš jūsų priešų GNG sindikato, manau. O ir kažkas netgi statymus daro. Šio laikiniai reperiai nauji. Tas mintės, esi motociklininkas. MC voverė. Tai ir visa motociklizmo reiškia, kultūra man yra artima, bet mane kaip motociklininką siutina, kai žmonės motociklus stato į mašinos vietą, parkavime. Nes motociklui nereikia tiek vietos. Jeigu mes dviese atvažiavom, tryse, sutinku, bet jeigu tu atvažiavai vienas ir užimti visą... Žinai, taip, mes visi lygus, mes eismo dalyviai, mes turim teisę ir morališkai, teisiškai aš neteisus, bet morališkai man su mocu atvažiavus, vadinasi, aš nieko sunkaus nepirksiu. Aš neatsinešiu 6 maišų, su mocu atvažiavau nieko. Aš kažkur užbėgau, ten nusipirksiu sulčių pakelį ar dar kažką, tai ledų suvalgyti. Tai o mašina atvažiavus, ten gali būti šeima, ten gali būti pagyvenę žmonės, ten gali būti žmonės, kurie pirks daugiau daiktų, jiems reikės atsinešti, jiems reikia vietos prieiti ir prisidėti. Tai mocas visada gali atsistoti ant šalygatvio, kampe. Ta prasme, aš visą laiką pastatau mocą, niekada nestatau ir visada randu vietos. Bet kur jis, mocas yra būtent tuo žavus daiktas, kad bet kur tu jį gali pastatyti, kur tik tai nori. Bet žmonės taip nedaro, o dar paskutinis... Su ta mintim gyvendamas, vakar Lidl atvažiuoju ir 2 mocai 2 mašinų vietose stovi. Šalia vienas kitą? Ne, vienas vienoj, žinai, taip, o kitas kitoj. O ratu važinėja, hebra ieško su mašina, šeiminėlė, žinai, ieško, kur pastatyti mašiną. Toks, tas man kartais liūtina o apie tai nesinori padaryti, parodyti. Aš dabar manau, kad nepraleisiu progos pasakyti, rašiau tekstą nesenai apie tai, apie kolektyvinės atsakomybės jausmą, tai irgi apima apie viešus tualetus. Ir man atrodo, kad tualetas geriausiai išduoda, kad žmonės, kai nejaučia kažkokios grėsmės, kad jos gali kažkur prigauti, jie elgiasi belenkaip. Dėl to, kad aš visą gyvenimą gyvenu ir pačiose tokiose vietose, kur atrodo, kurie turėtų rinkti šviesuliai, ten, pavyzdžiui, dramos teatras ir panašiai. Tu ateini į tualetą per pertrauką, jis būna numištais kampais, nušyktas, primėtytas, išdergtas. Ir aš galvoju, žmogus ateina pasikultūrinti ir jis po savęs nesugeba susitvarkyti tualetę. Ir aš praradau viltį, aš netikiu, nes aš visur pasaulyje, aš keliauju, aš realiai dar nebuvau iš tikrųjų tokiose vietose, kur žmonės po savęs tualetą paliktų tvarkingai. Ir man atrodo, kad čia geriausiai pasireiškia, kad žmonės nelabai galvoja apie kitus niekada, jie visą laiką galvoja apie save ir jeigu jie galvoja apie kitus tada, kai kiti pamato, kad jie galvoja. Supranti, kas yra keisčiausia? Tu galvok apie save, tu negalvok apie kitus. Bet kaip tu apie save galvoji, ta prasme? O tu nepastebėjai? Tu čia apie save galvoji, žinai. Tu turėtum, tiesiog čia yra aukščiausias orumo lygis, kai tau yra svarbu tiesiog palikti po savęs tvarkingą vietą, dėl to, kad tu nieko jai nepadarai, bet žmonėms to nėra. Jie ateina ir... Dabar, kai eisit peronę į Tuliką, tai... Atkreipkite dėmesį. Atkreipkite dėmesį ir jie visi tarp mūsų. Ir dabar apsidairė aplinkui, jie čia. Čia kaip Airidas. Tie, kas numyža Tulikus, jie visi yra čia su mumis. Ir jeigu tu užeini ir matai numyštą, tai tu žinai, tą, kuris ką tik prieš tave išėjo. Ne, tai būtent Airidas Jankus komikas turėjo tokį bairį, kad aš kai nueinu nešvarų tualetą, aš pradedu įtvarkyti, nes dabar čia jau aš atsakingas esu. Tas, kuris už tavęs įlėjo. Dabar aš išeisiu ir čia jau aš atsakingas esu, gal aš tai pradedu tvarkyti, sako, tualetą, kad išvengtų tos konfrontacijos. Ir čia yra sveikas požiūris. Ir dabar taip turėtų būti, man atrodo. Ir aš manau, kad Čerčilis yra pasakęs, kad pagal kalėjimus galima spręsti apie valstybę. Tai aš manau, kad apie vietą, apskritai ne apie valstybę, bet apie vietą, apie bendruomenę galima spręsti iš tualetų. Ir ten, kur yra tvarkingas tualetas, ten yra teisingi ir sąžiningi žmonės. Tai turėkite omeny šitą, atkreipkite dėmesį. Taip, pagarba bėnu. Kitas dalykas, reiškia, beieškodami, kaip jūs manot, kokios, mes kadangi palėtėm jau tą tokią visuomenę, tai kokios dar bėdos kamuoja šiuolaikinė visuomenė? Šiaip čia buvo mūsų paruoštas. Mes buvom paruošę, žinok, tą beveik identišką klausimą. Bet pamastom visi kartu, kas yra dabar tokias top. Aš manau, kad dėmesio nekoncentravimas, ADHD ir tie visi dalykai, kaip vadinasi, neišlaikymas dėmesio dėl telefonų ir nuolatinio srauto ir įspūdžių gavimo, tai yra viena tokių esminių problemų šiuo metu jaunų žmonių tarpe.
Tada galbūt pastovus overthinkinimas, matant, kad kažkas gyvena geriau, nes įkėlė į social media video arba fotį, kad šiuo metu atostogauja, tu turi socialinių tinklų iliuzija kuriama. Iliuzija kuriama, kad tu tiesiog pergalvoji per dažnai, arba šiaip žmonės, kad per daug galvoji, kas yra pamatinis dalykas, ką kiti galvoja. Tai čia neišgydoma problema visų man. Aš matau, kad vis jaunesni žmonės susiduria su atminties problemom, turbūt dėl to, kad, permušinėja tos mintis vienas kitas. Bet čia susijęs su abiem dalykais, kuriuos išvardinom. Tai vienas tas, kad tu nuolat gauni labai daug įspūdžių informacijos, dėl to tu jau nebeprisimeni, tiesiog tau nebeina su viską sulaikyti. Ir kitas dalykas jau, tas overthinkinimas ir minčių, kad, bet iš tikrųjų toks pasaulis, tu irgi turi prie taikytis, dabar viskas vyksta greitai, tu negali taip ledai gyventi. Tu turi turėti omeny, kad jeigu viskas vyksta greitai, tai tu įvyksi irgi greitai. Taip. Tu ateisi, susidėvėsi ir išsimesi, žinai. Taip. Dar, mano akim žvelgiant, viena didelė ganėtinai problema yra šiuolaikinės visuomenės ir vakarų visuomenės, čia ne viso pasaulio, bet vakarų mūsų, dėl ko mes kartais ir atrodom ir esam silpni, tam tikros situacijos tai negebėjimas pakentėti. Kai tu pasakai šiuolaikiniam... Savęs gailestis, tai ne? Ne, mūsų žmogui pasakai, žiūrėk, seniuk, tau reiks pakentėti. Ir tu tada, tipo, palauk, taigi aš moku mokesčius, arba aš čia perku paslaugą, arba dar kas nors. Ką reiškia pakentėti, žinai? Mes išlepę. Visi žino savo teisės, visas galimybės. Taip išlepę iki negalėjimo. Bet tai tas išlepimas mums yra priešas tame, kad jeigu mes atsidūrėm realioj situacijoje, mes nebesusitvarkom. Audra. Elementari audra. 5000 elektros laidų pažeidimo, ne? Yra žmonės, kurie puolė per generatorius kišlaidus kasti, medžius kapoti, yra žmonės, kurie sėdėjo ir laukia, kol kažkas sutvarkys jiems. Padėk. Ta prasme, tai kai tu mieste gyveni, taip tų problemų beveik ir nėra, nes ten viską tarnybos tvarko, bet jeigu mes gyvenam ne kažkur, tai apskritai labai puikiai suvoki, kad apart tavęs dabar tu niekam neįdomus ten 3-5 dienas. Ir viskas, kas įvyks tavo gyvenime gero, tai vyks, jeigu tu pats padarysi, nes nieks net važiuoja. Tai čia ir tai yra mažos mini super pratybos, be didelės žalos. Kas jeigu iš tikrųjų, tai, nes jau ir iš tikrųjų, ne? Ir tada tu žiūri, turi tu maisto namuose, turi vandens, nes elektros nėra. Aš labai juokiausi, kai mano bendraamžiai, bišai gyvenantis mieste irgi iš to burbulo, kur protingi visą kitą, sako, tai nesvarbu, kad elektros nėra, vanduo pas mane yra. Sakau, tu nesupranti, kad vanduo yra, kad elektra, ne, tai nebuvo elektros, bet vanduo tekėjo. Tai kiek laiko tekėjo toj pasiūlymui? Jo, sakau, bet žinai, yra vandens bokštai, slėgis, ten visą kitą. O tai ką, tipo, paskui nebūna vandens? 50 metų žmogui, kuris gyvena, viskas su juo yra gerai, bet jis gyvena kitam suvokime. Bet čia yra geras gyvenimas. Taip, ir kas buvo juokingiausia, tai netgi mes, reiškia, aš ten šneku, man patinka išgyvenimo temos, ten visokie tie dalykai, bet aš visiems sakydavau, bet aš generatoriaus neturėjau. Dabar turiu. Audra sėdi, laukia audros. Audra išmokė. Ir čia yra atsakymas, kai įvyksta pamoka, ar tu ją išmoksti, ar tu neišmoksti. Ir didžioji dalis žmonių, kurie pragyveno tą audrą ir pasakė, jo, kitą kartą reikės, nieko nedaro. Ta prasme, ir toliau nieko nedaro. Aš esu susidūręs su tokiu požiūriu, kai savo irgi vidiniam rate kalbėdamasis sakiau, kas būtų, jeigu nutiktų, ne? Tai jie sako, mes pas tave atbėgsim. Pas tave visko yra. Ir kapitonas Lietuvais. Jo. Pasvaras terasų su šautuvu sėdi. Taip, bet jūs paskaitykit tikrus faktus apie tikrus dalykus. Kažkada buvo labai apie Sarajevo apsuptį, labai, toks geras, didžiulis straipsnis reikėtų pavadinti, bet kas nutinka, kai nutinka iš tikrųjų, taip. Ir tada aš jiem irgi sakau, hebra, taip, aš labai jūs myliu, bet suvokit, aš turiu tik savo ir saviem. O jūsų, reiškia, govedai, kuri savim nesirūpino, kuriai buvo visiškai nusispjauti ir dabar, reiškia, su hicais atvažiuosit ir sakysit, ar aš hicų esu jums. Generatorius neturi, bet hicų užsipirkė. 10 blokų. Tai kažką tokio, bet paskui nusėstas aparačiukas. Ir tada jau pasvarą. Generatorių reikia nusipirkti. Pasvarą. Tai va, tai yra ta tokia išlepimas ir tas toksai amžiais nepagalvot. Ta prasme, amžiais neišmokt pamokų, tai irgi toksai silpnumas, kad kažkas vis tiek turės, atsiras, kas padarys. Tai kai atsitinka rimti dalykai, tai nebūna to žmogaus, kuris padarys. Jeigu iškrisi iš laivo, tai tau teks
mokėti plaukti ir sugebėti parplaukti iki kranto, nes niekas tavęs nebeištrauks. Nebent iš krovininio laivo vidury jūros šiandien mirė tiesiog. Bet vis tiek reikia bandyti kažką daryti, yra daug tokių keistų stebuklingų istorijų, kad net beviltiškos situacijose atsidūrė žmonės išsigelbėję, žinai, bet išsigelbėję tie, kurie gelbėjasi, kurie kažką daro. Ir jeigu tu darai, tai... Aš tai mokyklą baigiau realiai. Taip. Visi turbūt taip mokyklos. Panašiai, plius minus. Kitaip mokyklos nesigelbėja, nebet kažkam, nežinau, būna. Beviltiškai situacija buvo, žinokit, bet šiaip ne taip, išsikaponau, nes kovojau. Bet pastebėjai gal, kad čia, nemanai, kad gal čia toks mūsų šiek tiek ir lietuviškas brožas, aš aišku labai nemėgstu, kai sako, va čia lietuviškas, toliau man rodos, kad tos problemos visam pasaulyje yra panašios, bet lietuviškas brožas yra daryti kažką ir rūpintis kažkuo ir iš tikrųjų sustimti ir vieningai daryti tada, kai jau pradeda šikna degti. Taip, ir va čia mes taip mokyklas baigiam, o Lietuva taip gyvena. Mes, ta prasme, dabar turėjo kilt karas realiai šalia mūsų ir jau praktiškai beveik pas mus, kad mes pradėtume galvoti apie tai, kad kaip čia turi viskas vykti, ką mes turėtume daryti ir ko griebtis. O 30 metų gyvenom aplink milijonus priešų ir apie tai negalvojam. Aš turiu kitų pavyzdžių, kad, iš tikrųjų, tikrų pavyzdžių visos mūsų dabartinės istorijos, kurioje aš pats gyvenau, kaip iš tikrųjų visada Lietuvoje žmonės susivienyje, kai bėda. Tas pats Covidas, tas pats sausio įvykiai, dar visokie sąjūdis, dar kažkas, tai reiškia, mes sugrojom šiaip Sovietų sąjungą. Mes buvom tie, kurie inicijavo ir su Baltijos keliais, ir su pirmąja šalim, kuri spjovė, išsikando ir pabėgo ir kitiem parodė pavyzdį, kurie ir didesni, ir visokie kiti. Gorbačiovas irgi padėjo šiek tiek. Anyway, bet reiškia, tai yra taip. Mes esam labai darbštų žmonės. Šiaip. Taip, labai tokie viskas trūksta to sąmoningumo dėl to, kad mada tokia yra. Kažkodėl tai, aš nežinau, čia ne mūsų brožas, čia manau, kad vakarietiškas brožas, gerai gyvenu ir reiškia, jeigu aš, tas toksai mane įpratino, jeigu aš gerai gyvenu, aš gaunu algą, esu sąžininkas, moku mokesčius, tai tada kažkas tai turi dirbti darbą, kuris padės tiem, kai atsitiks kažkas tai. Taip, kad tai tu už tai atsakingas, o kad tu moki mokesčius, kad tai nuėm atsakomybę. Lengvi laikai, tai yra vadinami lengvi laikai ir silpni žmonės. Nes, tokie, jie nekalti, nes tiesiog laikai lengvi, jiem nebuvo. Mes juos vadinam hiparikais. Ateis laikas, pasidarys šikna, kaip jūs sakot, ir tada daliai teks pražūt, o daliai teks pasidaryti stipriems ir viską tvarkyti. Ir tai irgi yra natūralus istorijos bet mes evoliucijos. Turim, aš tai, pavyzdžiui, jaučiu šią tokią atsakomybę ten ir kaip kūrėjas, ir kaip pasisakai kažkur, kad tokia spyrį šikna, taip ištraukimą ir priminimą, kad vis dėlto mes, labai jauna valstybė, ir kur mes dar turim daug įrodyti. Mes iš tikrųjų vis dar turim įrodinėti, kad mes esam verti šitos valstybės, kurią mes turim. Visas valstybės turi tai įrodinėti, net ir pačios didžiausios, žinai, dabartinių politinių... Bet mažos ir jaunos ypač, aš manyčiau. Jo, bet žiūrėk, dabartinių politinių peripetijų akivaizdoje net Jungtinės Amerikos valstijos turi įrodyti, kad jos yra valstybė. Kas galėjo pagalvoti, kad ten susviruos, žinai, suskils taip viskas. Ir kad vienu metu atrodo, kad vienas iš senų kažkokių pusdurnių bus prezidentas, taip nėra, du pasirinkimai buvo. Taip pat Trumpas ir Bidenas buvo, taip atrodė. Stipriausios valstybės, stipriausios. Ir vėl, kai žmonės susiduria su tokia situacija, jie turi priimti savo sprendimus arba turėti savo nuomonę, tai ir susiduria su problema, kaip elgtis ir ką galvoti. Bet tu sutinki, pavyzdžiui, kad mes negalim būti visiškai tokie kaip vakariečiai, kaip danai, kokie austrai, kurie ten kažkur, austrai tarp kalnų savo ten gyvena, jie ten niekada visą laiką neutralūs ir taip toliau. Ir kad jų mindsetas, jų mąstymas visiškai kitoks taip, negu mūsų. Ir kad mes turėtume atsižvelgti tai, kad mes gyvenam realiai šalia priešo, kad mes esam tos civilizacijos, kurią atstovaujam dabar vakarietiškos periferijoje, jeigu taip žiūrint pagal žemėlapį. Ir mes esam riba ir mes turim kovoti už tą buvį. Mes čia peršokom iš tikrųjų, mes jau buvom įtraukti kitur. Taip, tai aš tik tai sugrįšiu į mūsų pokalbio pradžią, bet kadangi negali galvoti už visą visuomenę ir sugalvoti, ką čia valdžia, kamas, kaip čia viskas sudėlios, vienintelis žmogus, tai esi tu. Ir tada, užduodi savo klausimą, ką aš galiu padaryti. Tai aš galiu stoti Šaulių sąjungą, eiti Kaspą, nežinau, į kariuomenę. Komendantūros dabar. Komendantūros eiti į privačius kursus, išmokti išgyventi stichinės nelaimės, pradėti nuo to. Labai kas yra svarbu. Tu reikia susitvarkyti po savęs. Pirmą pagalbą išmok daryti. Ir mes trukyti dar. Ir mes trukyti.
Viskas, kai šitą pagalbą žmonės turi išnešti, kad mes trukyti ir nenuniškit kraštų. Mes trukyti ir tuligas susitvarkyti. Vienu metu. Gerai, kaip tik pradėjom rimuoti, praėjom prie tekstų ir pokalbis, mūsų laikas eina į pabaigą. Galim uždaryti, mes turim tokią sugalvoję tau svarai užduotėlę. Jo, Mini. Čia tas visą laiką būna pokalbiuose, kai reikia pabaigos kažkokios. Užduotėlės kažkokios. Nu, bet čia aš toks prastas užduotėlininkas. Bet tokia, kur nėra neteisingų atsakymų, yra gal daug, aš pirmą pasakysiu. Interpretacija tiesiog. Papasakok kontekstą. Jo, kontekstas toks. Mes atrinkom šiuolaikinių jaunų atlikėjų tekstukus, kelias eilutės jų ir mes tiesiog... Reperių, treperių, jo, ir mes tiesiog paskaitysim tau jas ir norėsim, kad tiesiog paklausės. Verksiu aš ar ne? Ne, nu šitą... Kaip interpretuos ir paaiškins, pažiūrėsim, ką jis turėjo omeny. Ar supranti visus žodžius, ar supranti, ką turėjo omeny ir panašiai. Tai pirmas yra... Galiu sakyti iš karto atlikėją. Tai taip. Atlikėjas Mir ir daina vadinasi Kiek galima. Ji tikėjo į stebuklą, bet aš palinu. Tiek vilčių idėja, bet aš tik svajonės deginu. Paduok vandens, ne dėl gaisro. Paduok vandens man, aš jos užšneka mažinu. Dogam, paskaitykis gal... Aš tikiu. Aš jumis tikiu. Visų pirma, pradėkim nuo klasikinės, kad tai yra meilės istorija. Taip, čia yra meilės istorija. Taip, tai yra meilės istorija, bet jis yra pašlemėkas, šiaip ganėtinas. O dėl ko, pažiūrėjau? Ir tie santykiai ilgai nesitęs, nes jisai yra silpnoji tų santykių pusė. O ko tai pasireiškia, kodėl? Jo, ta prasme, jo polinkis į priklausomybės. Tai žinai, kas palinu yra, ne? Taip, jisai vis tiek bus tas, kuris padės tašką visą metą. Aš siūlyčiau jai negaišti laiko. O sušnekas, žinai, kas yra? Sušnekas čia mano kartos yra turbūt. Mes vis dar naudojamas. Jo, jaučia. Taip, bet... Gerai, dabar paskaitysiu antrą. Gerai, paskaityk. Kitas dalykas yra Furito. Daina vadinasi Franklinai. Ir žodžiai. Nuo dželato nebeliko jų kvėpavimo, čia nėra kalnų, prasukta kiek jau pinigų, prasukta tiek jau valandų, prifilmuota tik be kamerų. Apie ką čia? Nuo dželato... Gerai, pradedam nuo dželato, žinai, kad... Ne, bet aš matau, žinai, aš tiesiog bandau įsivaizduoti, kai yra tiesiog ne... kad nelies kitų atlikėjų, taip save, aš įsivaizduoju žmonės, kurie važiuoja automobilį ir sako, tie, kurie bijo, visi bijo, arba kažką. Ir to, kuris jau dželato baigęs, jau kalnų nebėra. Nuo dželato nebeliko jau kvėpavimo. Tiek jau prifilmavom kamerų. Kamerų mate? Be kamerų prifilmavom. Be kamerų, ne? Kaip manai, ką reiškia frazė prifilmuota tik be kamerų? Nežinau, turbūt irgi su priklausomybėm kažkas, ne? Ne, čia yra Kauno žargonas, kai vyksta kažkokie nuotykiai, kažkokie, žinai, būna, grįžta, sako, vakar toks filmas buvo seniai, ten susimušėm, išvarėm, ten policija gaudė, tai prifilmuota be kamerų. Jis iš Kauno, tas bičias. Taip. Tai prifilmuota be kamerų reiškia priveikta labai daug sugių nuotykių, bet be kamerų tiesiog filmas gyvenimas jų yra. Ir dželato yra. O dželato, žinai kas? Ne. Ledai šiaip. Streinas čia, ne? Ką? Čia žolės pavadinimas. Jo, žolės streinas. Sorry, aš neturiu, nieko neišmanau, bet... Viskas gerai. Gerai. Paskutinį, paskaitysiu aš? Nuskaityk. Gerai, paskutinis čia reikės tau iššifruoti trumpinius. Tai OG version dealas. Ratai BBS, hatui CBB, rūkom tik tai THC, papasuok man OCB. Gerai. Viskas aišku. Kam? Ratai BBC. Ne. Vat aš bandau užsiduoti savo klausimą. Kam tu tai rašai? Kodėl tu tai darai gyvenime, žinai? Kodėl tu užsiemi? Čia žargonas jaunimo, čia visi šitie tai yra... Aš suprantu. Man visą laiką yra tas, kad dainos jos turi arba neš žinutę, arba kurti kažką tai, žinai. Pridėtinė vertė kažkokia turi harmoniją. Jo, okei, visokių muzikų turi būti ir viskas turi būti. Net ir mano kartos reperiuose būdavo tas, žinai, ką matau, tą repuoju. Aš atsikėliau ryte, ten nulipau nuo sofos, pažiūrėjau veidrodį, padariau pusryčius, žinai. Ir toksai, bet aš klausaus tos gabalus, daug tokių grupių būdavo.
kam tu tai darai, ta prasme, tai neįdomu. Ta prasme, nu toksai pasakojimas. Vėl tas pats kaip apie komediją, žinai. Jo, šito vietoj šitas trepas yra, jis gal neneša tokios esmės, bet čia labiausiai varijuoja šioks žodžių žaismas, žargono žaismas. Ir jisai kelia pramogą, kad tiesiog kaip tas likėjas sužongliravo, tai iš tipo... Taip. Nu, va čia jisai sudėlioja tos trumpinius. Bandėčiai išsisuktų, dabar turės vis tiek paaiškinti, kas gerai. Yra ratai BBS. Tuoj. Sekundė. Bandai pats sužinot, kas tik tokus jau žiūri. Ne. Čia yra ta problema, kur kalbėjau, neišlaiko dėmesio. Jaunas žmogus. Po to, žiūrėk, tai žodžiu, teisės, pasakysiu visą likusią frazę, jau buvau tik pusę paskaitęs, tai skaitau dabar visą. Nuo pradžių. Ratai BBS, hatui CBB, rūkom tik tai THC, papasok būna CB. Viską daro PNG, siūsk tik tai BTC, bentas, o ne TDI ir negaudo VMI. Mūsų žaliravo visai. Bet šito pačią atlikėją iš tikrųjų noriu papasakot. Čia gal tau patik, čia visai jokingas, čia jau version daina, bet paskaitysiu žodžius. Čia man asmeniškai yra fainis užas su tekstu. Tai jisai dainuoja. Vadink mane dareliu, nes skrendu aš vėl per jūrą. Vadink mane girėnu, nes sumastęs avantūrą. Vadink mane takeliu, nes keliauju per kupiūrą. Vadink mane čiurlioniu, nes varau literatūrą. Vadink mane durneliu, bet prikėlęs aš kultūrą. Vadink mane Adamkum, nes hata prezidentūra. Vadink mane vėlyviu, nes baisiausia režisūra. Vadink mane tukiastų, treniruoju kaip kemzūra. Nu, sužaista. Ne, sužaista viską, aš galvoju čiurlionio literatūrą, kur... Na, čia klaida. Va, ta prasme, va, paslydo, ne, vis tiek, žinai, va tas yra, kur ten paišyk Mocartas. Žinai, čiurlionis literatūra, gerai. Bet viskas sakti, pasakė Audži vienoje savo dainoje, kad... Čia, klausyk, žinai, bet aš turiu įtarimą, gal čia tas chat AI rašė, jiems suvedė tik tai to žodžius ir jisai, reiškia, taip ir sudėlioja. Ne, čia toksai, žinai, čia... O nėra taip, kad naudoja... Bet gali tai padaryti. Dabar gali paprašyti, kad sudėliotų trepo dainą apie svarą. Greitai, va, pabaigai, kaip tik, va, taip ir užbaigs. Taip. Ar gali parašyti repo dainos tekstą trepo stiliumi apie Gabrielių Liaudanską svarą? Tu sako, tuoj seniuk sustosiu. Vairuojas. Ir parašysiu. Parašė, žinoma galiu, štai repo dainos tekstas, trepo stiliumi apie Gabrielių Liaudanską svarą. Jo, svaras trepo stiliui, jo, gatvės balsas Vilniaus vaikas, šitas bičas nieka neišduos savų, ne vaikas. Pirmas posmas. Svaras su sindikatu, gatvėse kaip savo, tėvo namuose, tekstai kaip kalavijas, aštrus kaip žemaičių kovose, žino, kas yra tikra, žino, kas yra melas, stovi iš tiesą, už teisingą kelią, neša deglą. Gyvenimas kaip banga, bet svaras liko kietas, kai kiti už nugaros, jis eina kaip raketa. Gatvės filosofas, Lietuvai kaip simbolis, visi už nugaros, jis įda priekė, pirmasis, priedinis. Gabrielius Svaras, jis neša tą vėliavą, gatvės himnai skamba kiekvienam kaime. Tiesos šauklys, neišžadėjo savo šaknų, laisvės karys, jis su savimi turi armiją. Antras posmas. Nieka neišduoda, kai laikai tampa sunkus, jo tekstai skamba garsiai, jie neša žinę tą sunkų. Kovos už teisingumą, už jaunimą ir svajonę, Svaras neparduodamas, kaip nepriklausomas laisvės ešalonus. Gerai, taip ir galime užbaigti. Bet aš manau, kad ką tik žmonės suprato, kad šiais laikais tai galima va taip repą daryti, žinai. Žinok, mano vas ir iki mūsų suprato daug kas, bet mes padarėm, manau, kad visai įdomų pokalbį ir... Jo, man tikrai buvo įdomu tai klausytis. Labai malonu buvo pasidėti. Ačiū, Hebra, už kantrybę. Gražios jums likusios miesto šventės. Mylėkit savo kraštą, savo miestą ir perduokit linkėjimus didžiai Giovanni. Ir nenumiškit tulikų. Ačiū. Gerai, ačiū Sofar.